Sveiki. Sveiki. Šiandien Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų mokslinės draugijos, labai ilgas pavadinimas, suorganizavo diskusiją, kaip tenais parašyta Eurovizija kaip, Eurovizija kaip politikos priemonė. Žiūrėti, boikotuoti ir protestuoti. Eurovizija jau tikrai ne už kalnų, už savaitės, 2 savaičių. Ir atsižvelgiant į tai, kas, lengvai pasakius, vyksta šiame pasaulyje, mes norėjome užduoti klausimą ir Eurovizijos apžvalgininkams bei aktyvistams ir aktoriai. Čia aš. Ką jie mano apie būtent tą faktą, kad ne tik Lietuva toliau dalyvauja Eurovizijoje ir apskritai kokia turėtų būti ir Lietuvos, ir apskritai kitų šalių ir Europos Sąjungos ir kitų šalių nuomonė ir pozicija ties dalyvavimu Eurovizijoje, nes jau galim pastebėti, kad nuomonės išsiskiria. Tai išdiskutuoti būtent šitą temą, atsakyti į klausimą, ar žiūrėti, ar boikotuoti, ar protestuosi, mes čia susirinkome. Ir tada aš norėčiau, kad jūs prisistatytumėt. Aha. Tai pirmiausia, nuo visų. Gerai. Tai aš Vilma man pasakyti viskas. Tai profesija mano aktorė, šiaip, nežinau, gal plačiau menininkė. Turbūt jau kokios, gal nuo 21, tai gana aktyviai turbūt dalyvauju visokiuose protestuose, kas liečia žmogaus teisės turbūt ir su tuo susijusius dalykus. Tai taip trumpai, jeigu kažką perreikės, kokias įvykus, galėsiu atskirai. Sveiki, esu Lukas, labai didelė garbė lankytis Alma Mater patalpose. Sveikinu bendruomenės narius, kurių galbūt čia turim ir dabartinių su politologų dienomis visų pirma. Tai tikiuosi, kad vis dar, nežinau, norėjau sakyti didelė šventė, bet gal tiesiog šventė, sakykim taip. Ir aš šiuo metu esu be kita ko, kad labai mėgstu Euroviziją jau 20+ metų. Esu apžvalgininkas, nors šiais metais netoks aktyvus kaip anksčiau, bet vis dar esu. Ir šiuo metu dirbu Užsienio reikalų ministerijoje, bet darbo nepasiūlysiu, tai dėkit dėl kontaktų. Labą dieną, aš Justas iš konkurencingiausios turbūt, kad vietos TSPMI iš istorijos fakulteto. Pas mus juokavo, atsimenu, rugsėjo 1 kursą, sako, kas į TSPMI neįstojo, tas istoriją įstojo, bet man TSPMI antroji vieta buvo, tai nepykit. Jo, tai istoriją baigęs, dabar žurnalistas, LRT radijui dirbu, su užsienio naujienomis pagrinde, tai nelabai toli nuo šitų temų šiaip. O su Eurovizija tai panašiai kaip Lukas, irgi 20 gerų metų tas konkursas tokia, dabar jau labai pinasi tarp hobio ir darbo, būdavo anksčiau hobis didelis, dabar jau patapęs tikrai tokia daug laiko kasdienoje atimančia veikla ir labai įdomu bus čia padiskutuoti šitom temom, kurios, nelengvos yra daugam. Tai va, smagu, kad yra vietos apie tai diskutuoti ir kalbėti. Tai va, tada gal jau ir pradėsiu. Aš gal tokį trumpą labai. Aš atsiprašau, mano vardas Vilma Rauvaitė. Aš labai norėčiau jūsų pavardes irgi sužinoti. Tiesiog aš supratau dabar, kad aš iš tikrųjų nepažįstu žmonių ir Viskas labai visų pažinoti. malonu susipažinti. Malonu, Lukas Gylys. Justas Buivydas. Martas, čia mano nuomonė svarbi. Visų nuomonės svarbi. Nu gal. Tai gerai, tada
pradėsiu nuo pačio pirmo klausimo, tai jau beveik nebejojama Eurovizijos politiškumu. Ar organizatoriams ir žiūrovams reikėtų nebesipriešinti jam ir pilnai priimti? Ar visgi ir toliau bandyti jį apriboti, jog Eurovizija būtų tik tais apie muziką, o ne apie politiką? Kokios turėtų būti tos ribos iki politiškumo ar ne? Aš kadangi nemažai šitą temą kažkaip šiemet labai, daug kas nagrinėja šitą kampą, tai man atrodo labai keista tokia utopija yra tų organizatorių, tas noras pasiekti apolitiškumą Eurovizijos, jis nei realus yra, nei jo iš tikrųjų nori organizatoriai, aš bent jau taip manau, nes nieko būtų neįdomu. Labai paprasta viską būtų padaryti, nuimk šalių vardus Eurovizijoje, palik dalyvaujančius atlikėjus su kažkokiam tai dainom, dingsta tas politiškumas, bet dingtų lygiai taip pat ir įdomumas ir susidomėjimas. Tai man tai atrodo, kad tos politikos čia tikrai yra daug, tai nėra galbūt pagrindinis kampas, bet aš manau, kad jos ir nori daug kas. Ir aš nebandyčiau čia, aš suprantu, ką organizatoriai bando daryti, bet aš tai nebėgu nuo to ir nebandau niekam neįrodyti, kad čia nėra politikos, bet nėra viskas apie politiką, bent jau man. Šiaip trumpas atsakymas būtų taip, Eurovizija yra politinis konkursas, todėl kad viskas, kame dalyvauja valstybės, kurios yra politikoje nei vienetai, nepaisant to, kad Eurovizija šiaip nedalyvauja valstybės, dalyvauja nacionaliniai transliuotojai su savo kažkokiu tai logotipu, su savo išsiųstu atstovu, kuris priklauso nuo nacionalinio transliuotojo, bet mes balsavimo eilutėse matome valstybės ir matome jų vėliavas, tai iš karto tai reiškia, kad mes automatiškai jau susijęjame su tomis valstybėmis ir tai yra politiniai vienetai. Ir čia, man atrodo, reikėtų tiesiog į Euroviziją žiūrėti kaip į tam tikrą prasme tai yra pokario projektas. Kaip ir Europos Sąjunga kokia nors, sakykime, kūrėsi tam tikroje plotmėje, pokario plotmėje, kurioje buvo siekta daugiau vienybės ieškant bendrų taškų, kurių įmanoma rasti, sakykime, ar tai būtų ekonomika, ar tai būtų kažkokie resursai, ar tai būtų kultūra, o su kultūra, aišku, visada yra sudėtingiau. Taip ir ką aš dabar stebiu, aš čia paantrinsiu gal kiek Justui, man atrodo, kad truputį Europa yra pasikeitusi nuo to laiko ir, sakykime, ką mes dabar matom, tai labai stipriai jaučiasi tas, kad galbūt, kaip ten sakoma, sunku ten tiems viršui valdžioj, ten viską kitaip mato ir mes čia juos dažnai kritikuojam, bet toks jausmas, kad tas, kas atsiduria valdžioj, čia aš jau kalbu apie Euroviziją, tas šiek tiek suserga ir įeina į tą tokį, sakykime, kaip čia, tą pokario matymą. O ką aš kalbu apie Europos pokyčius, tai yra, iš principo, ta Europa, kurioje gyvenom anksčiau, nes mes ilgą laiką iš principo nebuvome jos dalimi, tai buvo ta Europa, kuri buvo linkusi kažkaip, taip sakant, užsimerkti šiek tiek prieš problemas, nes jos visos pačios išsispręsdavo. Ir, toks dalykas, kaip sakykime, jau čia einu prie tokio kaip ir, kaip čia pasakyti, akivaizdaus dramblio kambaryje ir kritikavimas Izraelio, tai apskritai buvo toks kaip, nelabai priimtinas dalykas, iš principo buvo savaime suprantama, kad to šiaip nereikėtų daryti, nes, yra tokia istorinė patirtis, kurią visi puikiai žino. Ir man atrodo, kad ta Europa šiek tiek keičiasi ir politiškai, ir, sakykime, valdžios keičiasi, žmonės keičiasi, bet pati Eurovizija vis dar, ji irgi lyg ir keičiasi, bet ji kartu ir laiko įsikibusi to savo tokio senojo supratimo, kuris iš principo yra toks. Mes nesame politinis konkursas, mes esame pilnai apolitinis konkursas, kuriam yra draudžiamos politinės žinutės. Tai man atrodo, kad kiekvienas tas pakartojimas yra vis didesnis melas. Ir iš principo Eurovizija jau pati supranta, kad tai nebėra politinis konkursas, bet ji vis dar tai deklaruoja. Tai man dėl to kyla turbūt daugiausiai klausimų. Aš suprantu, kad mes čia praktiškai neturim prieštaringų nuomonių, kas gal ir visai gerai. Tai jo, jeigu šiaip galvoti
be abejo, kad tai yra politinis dalykas, kas iš esmės viskas yra politinis dalykas, ką bedarytų, tuo labiau, jeigu tai yra nacionalinių transliuotojų konkursas. Tuo labiau, tai nacionaliniai transliuotojai dažniausiai savo kažkokią tai bendrą valstybės politiką arba, daugiau mažiau atspindi ją kažkur tai. Ten, tarkim, Izraelio atveju tai tiesiog nukelta per kalkę turbūt. Bet šiaip dabar aš galvoju apie tą, ką pasakė man. Lukas. Atsiprašau labai. Gali taip būti dar nutikti, bet aš iškart atsiprašau. Lukas, ką pasakė dėl to, kad Europa keičiasi, bet man atrodo, kad jeigu aš teisingai išgūglinau prieš šitą susitikimą, kad Eurovizija atsirado po antro pasaulinio karo, ten kažkelintais 50 kažkelintais, man atrodo, metais. Tai iš esmės, kaip paseka pokario ir aš suprantu, per dainas, per kažkokį tai vienybės jausmą, suburti vėl tautas į kažkokį tai vieną dalyką, bet tai jau post factum momentas, kuris turėjo didžiulę įtaką visam pasauliu. Tai kinda vis tiek politinis aspektas gavosi, kaip dabar mus visus išgelbėti per meną, lygiai taip pat kaip ir propaganda per meną, pirmiausia eina turbūt per kažkokius tos, kaip tai, soft power, jo, ta prasme, tai iš esmės ir tas dalykas, kad, tarkim, pavyzdžiui, Eurovizija vis dar deklaruoja nepolitiškumą, yra keistas. Aš irgi čia su Jajum, aišku, biškį pasitariau, nesiskaičiau, tenai surenka tos dainų aspektus, bet suprantu, kad čia nėra kažkoks šaltinis, kurio galbūt reikėtų remtis, bet faktų prasme tai visai gal ir geras. Kai kurių tokių ypatingai, tai pavyzdžiui, tiesiog pasiklausiau apie dainas, kurios buvo nukreiptos grinai kaip politinės žinutės. Tai jų buvo nuo 65 metų, man atrodo, kai, dabar tiksliai neatsimenu, ten Nyderlandų ir kieno buvo daina, kuri buvo iš esmės apie LGBT ir kuri paskui padarė Euroviziją būtent LGBT matomumo iš esmės konkursų. Tai šiaip, jeigu mes kalbam, kad jeigu Eurovizija yra LGBT matomumo konkursas, tai jau yra politinis, maks politinis dalykas. Tai šiaip yra, labai, man atrodo, tas koreliacija tokia, bet kai mes pradedam kalbėti apie labai realius kažkokius tai karo veiksmus, ten šitų beje irgi buvo, ten, tarkim, galime visiškai neseną atsiminti Ukrainos karo, kai buvo Stefanija, nors, tarkim, daina buvo tarsi mamai ar močiutė, aš dabar neatsimenu, skirta, bet iš esmės paskui tapo visiškai Ukrainos himnu ir tai, kad mes mes, ta prasme, kad Europos buvo bendru nutarimu sutarta išmesti Rusiją iš būtent dėl karo veiksmų. Tai šiaip, man atrodo, tas toks kognityvinis disonansas atsiranda tada. Ir jo, ir čia tada turbūt, kai mes kalbame apie Izraelį, tai greičiausiai yra atsiremiama į tai, su kuo kiekviena šalis dylina, kas tai yra. Ir čia jau tada moralinė kažkokia klausimai. Tada, kaip tai pereinam prie dramblio kambarį, tai kaip vertinate Nyderlandų, Olandijos, Ispanijos, Airijos, Slovenijos bei Islandijos Eurovizijos boikotą? Ar Lietuva turėtų sekti šį pavyzdį ir kodėl jūsų manimų diskusijų apie tai Lietuvoje praktiškai nebuvo, arba bent jau labai mažai šiais metais? Tai gal sukambykit iš kitos pusės. Šnekėjau toliau. Tai čia du klausimai, man atrodo, yra labai atskiri ir labai, kodėl diskusijų nebuvo, tai čia kitas, man atrodo, momentas, bet ar turėtų,
Man visiškai iš tokios asmeninės pusės, man imponuoja labai iš esmės žmonės ar šiuo atveju valstybės, kurios turi kažkokią moralinę poziciją. Tai jeigu tos šalis, kurios prisėmė tą moralinę poziciją, jos pripažįsta, kad vyksta genocidas. Ir mes, kaip šalis, kaip tam pagal tarptautinės konvencijas, jeigu mes prisėdam prie to, tai mes irgi dalyvaujame. Tai čia tiesiog. Kitos šalis, kurios, tai tada jų moralinis visas šitas, matyt, yra sekant loginė seka, kad jeigu mes sutinkam, kad Rusija vykdo agresiją Ukrainai, jeigu mes sutinkam, kad mes matom šitą ICC, kaip jis vadinasi lietuviškai, Criminal Court, tarptautinis jo. Tai jisai, žodžiu, jeigu mes priimam jo pareiškimus kaip legit ir su to sutinkam, tai viskas, ta prasme, tai mes sakom, mes negalim dalyvauti kartu su... Tai čia, sakau, man iš tokios visiškai asmeninės pusės, į ką aš orientuojuosi ir ką aš norėčiau matyti turbūt ir kas, man atrodo, moraliai mus visus inspiruoja kaip žmonės, kai mes matom pozicijas žmonių, kurie išnaudoja platformas, didelės platformas kaip Eurovizija, pasakyti, kas jiems yra svarbu. Tai čia absoliučiai yra moralinis klausimas. Čia daugiau nėra, o kodėl Lietuvoje. Ir aš manau, kad Lietuva pasielgtų ir jai greičiausiai reikėtų taip daryti. Aš suprantu, kodėl to yra nedaroma, nes mes vis dar darom tos ryšius su Izraeliu, nepaisant nieko. Tai ir pakankamai aktyviai ir net jeigu kažkur ir kažkam atrodo, kad ne okei, vis dėlto bendra pozicija yra oficiali, kad mums reikalinga Amerika, Amerika yra su Izraeliu, mes važiuojam su Izraeliu, nes mes vis dar galvojam, kad mes esam per maži kažką tai pakeisti ir kažką tai daryti. Kas, mes tiesiog prisidedam prie man tokių veiksmų Lietuva prisideda prie to paties holokausto, kurį vykdė tada. Iš esmės. Man yra toks aspektas, kad mes iš esmės kenkiam patiems žydams taip darydami. Tokiu būdu prisidedami. Tai čia griežtai tikrai pasakyta ir jo, turime 34 šalis iš tikrųjų Europoje, kurios kartu su Izraeliu šiemet dalyvauja. Ir iš tikrųjų, tiesą pasakius, boikotas, protestas, kita jo forma, atsisakymas, apskritai tokios idėjos. Tai yra visų pirma asmeninėme lygmenyje, aš sakyčiau, svarbu labai suprasti, kad yra kiekvieno asmeninis reikalas. Aš pavyzdžiui, jeigu kažkas iš jūsų sako, kad jūs boikotuosite šiemet konkursą ir nežiūrėsite ir aš žiūrėsiu, arba atvirkščiai aš tarkim nežiūrėčiau ir jūs pasakysite, kad aš tai žiūrėsiu, nes čia tai yra labai įdomu ir kodėl tu čia nežiūri, tai aš turbūt būtų visiškai beprasmiška smerkti tą kitą nuomonę. Kalbant apie valstybės, tai jau yra dar sudėtingiau, todėl kad tai irgi yra tų visų valstybių apsisprendimo klausimas. Ir čia buvo tas pirmas klausimas pasakytas, kaip aš vertinu Airijos, Islandijos, Ispanijos, Slovenijos ir Nyderlandų sprendimą. Tai iš tikrųjų turbūt pirmą reikėtų pasakyti, kad taip, tai yra visiškai jų moralinės pozicijos išraiška, tai yra visiškai jų politinės pozicijos išraiška. Ir aš pasakyčiau, kad tai net nėra kažkokie netikėti sprendimai, nes mes turime tokias valstybės. Airija nuo pat, nežinau, šito didžiojo įsiplėskimo 23-aisiais Europoje vienas garsiausių propalestinietiškų balsų. Ten kartais su Rusijos vertinimu būna problemų, bet tiek jau to. Ispanija taip labai stipriai pasisako ir turbūt didžiausia šalis Europoje, kuri tokią konkrečiai kritiką vis Izraeliui reiškia, sakykime taip. Slovenija atrodytų mažytė, bet tenai irgi labai Slovenijos politikai
tą palaikymą Palestinai visų pirma reiškia gana aktyviai. Nu, su Lietuva tai čia jau viskas pasakyta. Lietuvos politinė pozicija yra gana aiški šito klausimu. Mes esame ne tik proeuropietiški, bet ir visų pirma transatlantinių santykių puoselėtojai ir čia šita pozicija kurį laiką nesikeičia. Kodėl Lietuva, sakykime, nedalyvauja? Man atrodo, čia Lietuvos dalyvavimas Eurovizijai yra labai ne tik kažkoks politinis veiksmas, bet ir labai tam tikra nacionalinio charakterio išraiška. Man atrodo, kad nepaisant to, kad Lietuvai šiuo metu kaip nepriklausomai antrajai, sakykime, respublikai yra 36 metai, mes reikalaujame eterio ir savęs atstovavimo visose įmanomose formatuose. Čia yra Eurovizija, tai yra vieta, kurioje Lietuva parodo save, pristato save, skatina apie save nepamiršti ir šitas dalykas nesikeičia. Kiek mes kalbam apie įvairius formatus, kad ir koks pasaulio čempionatas vyksta, kad ir kokios sporto šakos, jeigu Lietuvos atstovai iškovoja bronzos medalį, kuris turbūt ten kokius 700 kartų pigesnis už auksą, herojus nešiojam ant rankų, todėl kad čia užsienis išgirdo, mes esame maži, o ten yra užsienis. Vėlgi, šiuo atveju, ar mes sakom, kad mes tiesiog žengiame su savo politinės valdžios pozicija, mes tarsi kažkiek užsimerkėme prieš kažkokius tai veiksmus, kurie yra pasmerkti tarptautinių teismų, tam, kad save parodytumėm. Nu, gal kažkam atrodytų labai ciniškai, bet kažkiek tame yra tiesos. Vėlgi, ar aš manau, kad yra teisinga tai, kad Lietuva dalyvauja? Nu, čia turbūt kiekvienas turi savo poziciją. Aš tarsi matyčiau iš tos tokios perspektyvos, kad 34 kitoms valstybėms, na, ta pati pozicija yra tarsi artima. Vėlgi, čia yra klausimas, ar mes išlaikome Euroviziją kaip tą instituciją, kurią kažkaip bandome reformuoti. Kol kas panašu, kad taip. Problema su Izraeliu šiuo metu yra ta, kad iš tikrųjų su Rusijos išmetimu, kuris vyko 22-ais, nu ten yra kiek kiti niuansai, nes iš tikrųjų Rusija tai kaip ir pati pirma išėjo iš IBU ir tada jau jie tiesiog nebegalėjo dalyvauti Eurovizijai. Bet Rusija kaip ir buvo konsensusas dėl to tarp žmonių, tarp transliuotojų ir tarp politinės valdžios. Europos šalyse iš principo, kad mes nenorime būti kartu. Šiuo metu tarsi turime tą konsensusą tarp žmonių, kad nėra ok tai, kas vyksta, bet tarp nacionalinių transliuotojų tas konsensusas yra šiek tiek mažesnis, jau ten atsiranda kibirkščiavimų. Mes net iš tikrųjų nežinome, kas būtų įvykę, jeigu Izraelis būtų pašalintas vienbalsiu sprendimu, ar atsirastų tų šalių išėjusių, taip pat kaip dabar išėjo. O tarp politinių valdžių Europoje tai yra dar mažesnis konsensusas. Ten jau mes, sakykime, šiuo atveju turbūt galima taip sakyti, kad žmogaus teisų pozicija jau neturi dėja tokio didelio palaikymo šiuo metu. Ir dėl to iš principo turbūt negalime taip visiškai gretinti Rusijos ir Izraelio atveju šiuo metu. Negalima gretinti, bet sugretinti, kaip Butkevičius pasakytų. Kokia su Rusija, pavyzdžiui, situacija buvo, ir aš atsimenu, buvau pasibjaurėjęs irgi, kai vasario 24 dieną organizatoriai Eurovizijos išėjo su tokia žinute, kad Eurovizijoje dalyvauja ne šalys, o nacionaliniai transliuotojai. Dėl Rusijos transliuotojo dalyvavimo čia mes galbūt kažkada kažką spręsim, bet iš esmės Rusijos transliuotojas gali dalyvauti. Ir tada to konsensuso jisai buvo didesnis gerokai negu Izraelio prasme. Aš jeigu gerai pamenu, ar 13 ar 15 šalių tada paskelbė, kad trauksis iš Eurovizijos, jeigu Rusija dalyvautų. Ir tada turbūt, kad organizatoriai paskaičiavo, kad tai yra pakankamai didelis nuostolis, kad Eurovizijai, kad reiktų tada išmesti atsisakyti Rusijos, o ne tų 15 šalių. Šituo atveju turbūt, kad paskaičiavimai buvo kiti padaryti. 5 pasitraukia, nu tai gal tiek to, gal kažkaip išgyvensim. Nors jau irgi dabar, pavyzdžiui, pradeda kalbėti ir organizatoriai, rengėjai, kad kitais metais turbūt, kad kils visom šalim kaina Eurovizijai dalyvavimo, nes tiesiog Ispanija, pavyzdžiui, viena pagrindinių finansuotojų, Nyderlandai iš karto už to didžiojo penketuko, kita šalis daugiausiai pinigų skirdavusi. Tai
nukrypau nuo turbūt klausimo visiškai, bet aš labai gerbiu tų šalių poziciją, kurios pasirinko boikotuoti Euroviziją. Man galbūt kažkiek gaila, kad tų šalių nebuvo pakankamai daug, kad būtų kitas sprendimas priimtas. Ar Lietuva turėjo čia šokti šitoj vietoj į tą traukinį? Nu, vat sunku pasakyti. Morališkai turbūt, kad taip, realiai, vat, nu, mes labai jau čia daug aptarta buvo tų mūsų su Amerika santykiai ir visi tie kiti dalykai turbūt privedė prie to, kad nu, mes užsiimsim čia tą tokią pašalinio stebėtojo poziciją, ką kai kurios šalis darė Rusijos Ukrainos. Lygiai taip pat atžvilgiu, kur mes jau buvom tie, kur aiškiai sakė, mes out, jeigu Rusija dalyvauja. Tai čia toks tiesiog turbūt parodo, nu visi savo kiemo turbūt, kad daugiausiai žiūri šitoj vietoj ir jo, pas mus su Izraeliu yra ta istorinė visa atmintis, holokaustas, kokiu mastu jis Lietuvoje vyko ir taip toliau, paskui tie santykiai kokie, kurie buvo. Tai dabar vyresniem, aukščiau esantiems žmonėms kažkuriem turbūt yra sunku suprasti, keisti kryptį ir panašiai. Dėl to turbūt daugiau, nu nežinau, kažkaip, bet iš meno žmonių, turbūt iš jaunimo daugiau yra to tokio poreikio keisti kažką, žiūrėti, ieškoti alternatyvų. Jo, o kažkur, kur yra vyresnė, aukštesnėse pozicijose žmonės, tai jiem, nu jie, aš nežinau, ar jie mato platesnį kontekstą, ar jie trūksta drąsos, ar trūksta kažko tai. Aš manau, kad drąsos turbūt ir jie turbūt iš esmės, kas liečia sprendimų arba klausimų, būtent turbūt gal tas istoriškai, čia jau neseniai ką tik pripažinom, kad pas mus vyko baisus klaikus holokaustas ir kad lietuviai prisidėjo labai labai stipriai ir labai labai daug. Ir staiga, velnias, tai dabar kaip čia, nu žodžiu, tik su tuo dar tik pradedi kažką ten. Tai bet, nu, čia yra tas pats iš esmės. Tai čia tu su vienu kažkaip tai bandysi dylinti, bet dabar leidi kitam. Tai čia toks. Bet man atrodo, ką kalbėjo Lukas, kad Lietuvos pasirodymas arba nepasirodymas, pavyzdžiui, Eurovizijai, man atrodo, būtų didesnis, kaip čia, būtų didesnė žinutė nepasirodymas negu pasirodymas tarp. Nes visas tas šalis 5, man atrodo, ne 5, jos yra linksniuojamos visos. Kaip, ir va čia yra tas, man atrodo, kad kaip vis dėlto yra svarbus tas kiekis, kad kaip būtų buvę gerai, kad galbūt jeigu Lietuva būtų suspendavusi savo dalyvavimą, tai galbūt tada Estija, Latvija būtų suspendavusi. Tai galbūt dar kažkas, gal kokia Suomija, pavyzdžiui. Čia vėlgi, aišku, čia tokios spekuliacijos, bet vis tiek, man atrodo, jeigu jau tas žinomumo prasme, tai tas pasirinkimas nedalyvauti, man atrodo, būtų buvęs daug platesniam mastelėje nuskambėjęs, negu kad dabar tiesiog mes turim dainą. Jo, bet klausimas tada, ar tai būtų suprasta, pavyzdžiui, mūsų tada, nu, visuomeniai. Čia turbūt yra, nes ten Ispanijoje, Airijoje, Slovenijoje, tose kitose šalyse, ten labai aiškus konsensusas yra. Ir politinis visų pirma, politiniai pareiškimai iš politikų yra labai aiškus ir labai Net spaudimas buvo tose šalyse transliuotojų vadovams trauktis iš Eurovizijos, nes taip negali. Pas mus tokio spaudimo nebuvo ir jisai iš visuomenės neateina. Tai va, tas irgi turbūt kad svarbu yra. Taip, nes pas mus ir protestai pro-palestinai palaikyti yra pakankamai maži. Ir maži, ir demonizuojami, ir čia komentaruose verda visokių. Bet jo, tai čia sakau, nu čia, aš, nu, jo, čia jau tada, vėlgi, turbūt paties transliuotojas turėtų matyti poziciją, nes kad tam tikriems veiksmams, čia, bet vėlgi, čia galima turbūt galvoti taip, kad tam tikri veiksmai ateina iš visuomenės, kaip politinis spaudimas, politinė žinutė, bet tam tikri veiksmai turi būti padaryti iš politinės pusės, kad jie ateitų į visuomenę kaip normą.
Tarkim, tas pats, grįžtant, pavyzdžiui, prie to paties LGBT klausimų. Kokia nors Austrija, kurioje dabar vyks Eurovizija, buvo tiesiog nuspręsta. Niekas nedarė referendumo, ar mums reikia, ar mums nereikia. Ne, tiesiog nusprendė. Ir faktas, kad yra Austrijos kaimuose ir tenai, žodžiu, mažuose miesteliuose, kalnuose, šalia Hitlerio ir visų homofobų susirinkimų vietos. Bet, ta prasme, čia jų virtuvės reikalas. Jie nebeišeis į lauką ir nebekalbės nesąmonę. Tai, ta prasme, už tai yra baudžiama atsakomybė. Tai niekas neklausė žmonių ir nelaukia, kol čia, žodžiu, sukils ir mes tada nuspręsim ir padarysim. Čia irgi, man atrodo, tas tam tikri klausimai, kurie moraliai yra svarbus arba jie užtikrina kažkieno teisės, šiuo atveju, tarkim, moralinis dalykas, ar mes einam su genocidu, einam su karo nusikaltėliais, ar mes padedam jiems, nieko nedarydami ir tiesiog stebėdami, tai prisidėdami. Bet aš bijau, kad mes einam, nes, ta prasme, pavyzdžiui, jeigu dabar, būtų, sakykim, LRT būtų sugalvojusi pasitraukti iš Eurovizijos. Tai didžiulis skandalas būtų Lietuvoje. Ir tai nebūtų tas atvejis, kur, tu priimi sprendimą ir, žmonės kažkaip susigyvena. Aš manau, kad čia būtų... Bet žiūrėk, gal būtų ir konsensusas, čia gal tą sprendimą palaikytų, sakykim, taip, dalis tų pro-palestinietiškų aktyvistų, bet kaip tik palaikytų ir tie žmonės, kurie sako, kad Eurovizija tai vėgiai, ten neįdalyvau. Tai gal susišnekėtų kažkiek. Eurovizija apie bendrų taškų ieškojimą. Ir susijungia. Turim vieną klausimą, tačiau užklaus šitą klausimą, o jei kažkas kitas turi, tai siūlyčiau diskusijos gale, mes dar duosim klausimą. Mes jau baigiam diskusiją? Ne. Jau kaip būna klausimų iš auditorijos. Dar turiu klausimų, tiesiog vienas labai aktualus klausimas. Pirmą klausimą pasakė, bet jeigu mes esam Lietuvoje, mes norime rodyti, kad mums rūpi žmogaus teisės, nes mums irgi gresia jų pažeidimas, ten nebūtų kaip ir geriau mums kaip tik išeiti prieš ir parodyti, kad mes norim žmogaus teisę išeiti, nes tos šalis, kurios išėjo, kaip minėjot, jos dabar yra populiaresnis, jos yra labiau žinomos negu tos šalis, kurios sutiko dalyvauti. Tai aš nežinau, kokio dėmesio mes norime iš Eurovizijos, kokio dėmesio mes ieškome Lietuvos valstybei. Žinau, priklausomai faktas, kad tai atliepia tai, kas čia buvo aptarta. Tai, kas laukia mūsų kitą šeštadienį, laukia Eurovizija, tai žiūrėkit, aš net neabejoju, kad tos šalis, kurios pasirodys finale, tai jos kurį laiką gaus daugiau dėmesio nei tos, kurios nedalyvauja. Bet čia ne apie žmogaus teisės bus, čia bus apie tą kažkokį tai antraštės tenai muzikos kažkokiam tematikom, arba jeigu tu esi Lietuva, Malta ir dar kažkokia Serbija ir dar kažkokia maža šalis, tai tada apskritai visų portalų viršūnėse ten nesvarbu ar muzika. Tai tas dėmesys jo, bet iš principo taip, šiuo atveju tas mūsų dalyvavimas, jisai yra absoliučiai tiesiog neatliepiantis kažkokių tai žmogaus teisų, ypač artimuosiuose rytuose klausimų. Tai yra tiesiog to klausimų patraukimas iš šono ir viskas. Turbūt taip reiktų sakyti. O to šalis taip, jos, sakykim, taip išreikšdamos kažkokią tai tvirtą transliuotojo poziciją, kuri yra turbūt neišvengiamai susijusi su išrinktos valdžios pozicija, tai jos tarsi ir užsiima tą savo sostą, sakykim, žmogaus teisų gynimo tokioje kaip ir karalystėje. Tai iš principo nežinau, turbūt tie žmonės gyvenantys Slovenijoje ir Islandijoje, kuriems tai yra centrinė ta tema, kurie už tai kovoja, turi kuo didžiuotis, tiesą sakant, nes tai yra žinutė, kurios mes šiuo atveju nesiunčiam, mes renkamės dalyvauti ir čia, kaip ir sakau, tai yra susijęs su tuo, ką mes atsakinėjome į pirmą klausimą, nulemta mūsų politinės kažkokios padėties. Yra deklaravimai, yra realybė dar irgi, tokia, čia tiesiog daug tų pavyzdžių turbūt galima rasti, man tiesiog dabar užstrigęs savaitgalį girdėjau Mažvydą Jastramskį, kad tas naujas kažkoks tyrimas buvo apie tai,
apie skirtingas temas Lietuvoje ir kaip jomis skirtingai galvoja skirtingų partijų rinkėjai. Kad socialdemokratų partijoje yra, tarp partijos rinkėjų yra 1% žmonių palaikančių LGBT teisės, kas yra socialdemokratų kertinis, ta prasme, nu, ne kertinis, bet vienas iš esminių, nu, ta prasme, bruožų visoje Europos politikoje, būtent lygybė ir taip toliau. Tai vat, kai mes kalbam irgi apie žmogaus teisės ir kad mums rūpi žmogaus teisės, tai, nu, kad ir kaip siaubingai tai skambėtų, bet tokia yra realybė. Klausimas Lietuvoje yra kokių žmonių teisės mums rūpi. Mums tikrai rūpi ukrainiečių teisės, palestiniečių teisės mažiau mums rūpi. Nu, beveik iš vis nerūpi. Nu, čia mane iškirpsto ir aš netepsiu darbo. Ne, faktas, kad mes kažkokias temas keliame labiau. Jo, aš čia ne nuo savęs kalbu. Jo, aš ne nuo savęs kalbu, aš tiesiog tokia vat yra realybė visuomenėje. Mes deklaruojam, kad mums rūpi žmogaus teisės, bet tada eina pasižiūrėti, koks tas žmogus, su kuo jisai miega, mums rūpi, po kokią vėliavą jisai galbūt miega, tada jis mums rūpi daugiau ar mažiau. Bet tai irgi iš esmės yra, nu, tokia liūdna realybė ir tam tikrose šalyse. Ir pavyzdžiui, mes turim tų šalių, kur labai, pavyzdžiui, palaiko ir palestiniečių teisės, ir Palestina eina prieš Izraelį, bet jie sugeba Rusiją palaikyti kare prieš Ukrainą. Nu, čia yra visokių tokių keistų, čia nežinau, ar kaip hipokritizmų gali pavadinti, ar čia dar kažkoks kitoks. Nesusivokimų gal čia, nu čia, aš tai sakyčiau, jau ten su Rusija tai kažkokių absoliučių nesusivokimų, arba vėlgi tie patys, nu, turbūt kažkokie interesai, tada, nu, per kažkokius visiškai praktinius, realius, brangsios dujos, Baltarusija biznis. Jo. Tai nežinau, ar atsakymą klausimą. Nu, iš esmės, man atrodo, kad mes šitą klausimą aptariam, ką Lietuva nori atstovauti ir kokias žmogaus teisės pasirinkti. Aišku, galima dar galvoti turbūt dar šitą momentą, tarkim, nu, vat, kas liečia LGBT teisės, tai tas LGBT žmonių matomumas Eurovizijai, iš esmės reprezentavimas, labai atviras, kas irgi yra šiaip labai įdomus dalykas, nes tai, kad jo, čia tas, ką mes pasirenkam rodyti ir tai yra, nu, čia yra tokia privilegija labai didelė. Tai prasme, kažkada kažkas turėjo atstovėti už tai ir mes dabar, vat, tvarkoj, turim tokį konkursą, kur yra labai, labai matoma, labai ir, tarkim, Lietuvoje, kur vis dar nėra matoma, tai yra gerai. Kai turim kontekstą su Izraeliu ir genocidu ir visais karo nusikaltimais, šitą mes sakom, čia biškai truputėlį paplaukim, padarykim, nes ten kažkur toli ir va, jie, žodžiu, už LGBT. Tai va, čia viskas, nu toks, nu irgi toks, man atrodo, čia tokia labai didelė privilegija, labai didelis galvojimas, kad visa tai muzika yra, nėra politika. Tai šitas klausimas kiek buvo liestas, bet kaip turėtų elgtis eilinis žiūrovas tokia situacija, jei jo valstybė priima kažkokį nepriimtiną sprendimą. Tai pavyzdžiui, ar grįžtant prie tų pačių teiginių, kur jūs sakėte, ar protestuoti, ar boikotuoti, ar vis dėlto žiūrėti, nes galbūt gale ar tai nieko nepakeis. Tai koks būtų turėtų piliečių pozicija? Protestuoti, boikotuoti arba žiūrėti. Ir kiekvienas pasirenka turbūt, kad pagal save. Lukas jau apie tai buvo kalbėjęs, kad nu, visokių kraštutinumų tada būna. Vieni ten smerkia tie, kurie žiūri, smerkia tos, kurie boikotuoja, protestuoja. Tie, kurie protestuoja, tie smerkia tos, kurie žiūri. Pas mus to gal susiskaldino šituo klausimu. Vėlgi, kad ir kaip liūdna, nu jo nėra. Tai, nu, pagal save aš manau, kad ir...
Būtų ramu, jeigu, pavyzdžiui, Alenčika nuspręstų nedalyvauti. Ir tada būtų labai ramu visiems. Turėtume daug antraščių, bet tiesiog asmeninė žmogaus, pavyzdžiui, pozicija būtų nedalyvauti. Šiaip būtų įdomus, man atrodo, šitas aspektas, kad jeigu... Tada išgirsime tikrai jau. Taip, kad tarkime, Lietuva kaip televizijos transliuotoja nusprendė, kad dalyvauja, bet laimėtojas nusprendė, ar laimėtoja nedalyvauja. Mes panašią situaciją vos neturėjom Portugalijoje šiemet, kur rengė nacionalinę atranką transliuotojas. Buvo joje 16 dalyvių ir 13 iš jų pasakė, mes nevažiuosim į Euroviziją. Wow. Ir tada buvo toks, tai kaip čia bus. Tada į finalą pateko tik vieni, kurie pasakė važiuos iš tų 3. Random žmonės. Bet ir jie laimėjo, bet mes ilgą laiką galvojam, ar nebus tokio atveju, kad važiuos Portugalijos 13 vietą atstovauti. Pas mus galėtų 13 važiuoti, aš jau neatsimenu, kas buvo. Čia reiktų skaičiuoti. Bet šiaip, iš tiesų, apie šitą klausimą, ką turėtų daryti pats žiūrovas, ten kažkur, nežinau, Fabijoniškėse, ar tenai kažkur Berlyno, ar ten kokiam nors mikrorajone. Tai labai sunku kalbėti, nes čia mes, čia su jūsų, tai mes čia apie tą Euroviziją šnekam kiekvieną savaitę, galvojam kiekvieną, ne valandą, bet gegužės mėnesį, tai turbūt kiekvieną valandą, ne? Tai tada tu šiek tiek gatvę paklausytum, ar jūs boikotuosit šiemet Euroviziją, nes dauguma šalių nemetė reikalo, nes dalyvauja Izraelis, tai sakys, kokią Euroviziją aš tą savaitgalį sodybą važiuoju, atsikniskit jūs nuo manęs, ta prasme, čia boikotas mano ir tiek. Nu gerai, pas mus yra turbūt Lietuvoje unikali situacija, populiariausia yra žiūrėti, net jeigu ir tu sakai, kad nežiūri, dauguma žmonių įsijungia, nesvarbu ar su draugais, ar pas save namie, po to turi savo nuomonės, net jeigu jiems tai įdomu. Tai iš tikrųjų pas mus ta situacija vienoda, bet vėlgi, kadangi turim tą tokią viešąją opiniją, kad tikrai, sutikit su manim, nesutikė, nepaisant to, kad mums rūpi, nepaisant to, kad mes aptarinėjom savo atstovus daugumą, tai vis tiek viešoji ta opinija yra, kad Eurovizija čia nesvarbus reikalas. Ji tokia egzistuoja, tarsi paviršiui tokia, kad aš sureikšminu, bet nesureikšminu. Tai man atrodo, kad labai sunku čia kalbėti tie žmonės, kurie tenai sakytų, aš šiais metais boikotuoju. Taip, būtų gal dalis kažkokia, kurie tai darytų instinktyviai, ta prasme, jauni kažkokie gal žmonės, arba gal tie, kurie labai domisi Eurovizija ir myli ją, bet šiaip didžioji dalis žmonių, tai turbūt čia net nebūtų logiška klausyti tokio klausimo. O tarp Eurovizijos fanų, čia gal aš irgi šiek tiek kitų kampų pasuksiu. Kaip? Svarbu suprasti, kad jeigu pasirenki boikotuoti Euroviziją dėl tam tikros šalies dalyvavimo, tai yra asmeninis reikalas ir kokį tu santykį su tuo turi. Ar tu jautiesi lengviau nuo to, tai turbūt yra svarbiausia. Vėlgi, gruodžio mėnuo, tas visas kolapsas, kai viena po kitos pasitraukia Ispanija, Airija, Islandija, Nyderlandai ir Slovenija. Mano mintise buvo toks dalykas, kad, ir aš mačiau, kokie komentarai tuo metu buvo, kiek širdgėlos buvo forumuose, redituose visur, kiek protesto pozicijų, kiek, kad aš nebežiūrėsiu, kiek, tikrai atrodė, kad čia Eurovizija šiemet gali būti mušta korta, tiesiog, ar ji neįvyks, arba, įvyks kažkas panašaus į Interviziją, kuri vyko praėjusių metų pabaigoje, bet, dabar įėjus į tas pačius forumus, tu matai, kad vis dėlto Europa yra didelis žemynas. Aš pilnai tikiu, kad yra ta didelė dalis žmonių, kurie atsitraukia, kurie gal šiemet pas save namie žiūrės kokį savaitgalį 2004 Euroviziją, prisimindami senus gerus laikus, bet šių metų nežiūrės. Bet vis dėlto atsiranda ta kažkokia didelė dalis, kuri žiūri, nes jiems per mažai svarbu šitas politinis klausimas, B, jiems svarbu šitas politinis klausimas, bet ne tiek svarbus, kad jisai uždytų tą pomėgį. Tai vis dėlto šiuo atveju paneuropinis reikalas su dideliu sekimu, tokiu kaip Eurovizija, man atrodo, kad bent jau kol kas neturi perspektyvų būti tiek nuboikotuotas, kad jis tarsi
neįvyktų be tavęs. Tai iš tikrųjų, vėlgi, kalbėjom apie šalis, bet kalbant apie patį žmogų čia auditorijoje, tai man atrodo, tą savo santykį su Eurovizija kuriesi pats ir tą boikotą, kurį arba nesikuri pats. Ir aš manau, kad svarbu suprasti, kad tai yra būtent tavo prioritetų reikalas. Galiu. Man atrodo, kad jo, kiekvienas be abejo, kad čia jau jo pasirinkimo reikalas, mes visi darom kažkokių klaidų, turim kažkokių savo silpnybių turbūt. Nepaisant tam tikrų dalykų, tai tarkim aš stengiuosi nesirinkti, klausyti jokios rusiškos muzikos arba ten tarkim muzikantų, kurie kaip nors yra susiję su Rusija arba ten labai kaip nors aptakiai kalbėjo tarkim apie Ukrainos karą. Ar aš nežiūrėsiu Eurovizijos ir mano drauginės organizuosios žiūrėjimo? Nesu tikra. Žodžiu, bet kas man atrodo labai, čia gal ir pasiūlymas LRT būtų, toks, pavyzdžiui, galima labai fainai pakomentuoti kontekstus, kai vyksta dainos, ne tik apie atlikėjus. Ir tiesiog aš su kuo susidūrus buvau ir kas buvo tiesiog nuostabus dalykas, toks yra Bad Bingo ir drag karalienė Luka Moka. Ir jinai vedė, žodžiu, Eurovizijos kažkokį bingo, žodžiu, kur Eurovizija buvo, pernai metais. Ir aš atvariau į tą laukę kavinę Kosciuškos gatvėje. Ir buvo nuostabus momentas, kai ėjo tiesiog visos šalis, kažkas buvo komentuojama ir buvo įmestas tiesiog vienas komentaras, kad Izraelis yra tiesiog teroristinė valstybė. Ir čia buvo kažkas tiesiog pasakė, kad šitas dramblys yra. Labai, tai yra, aišku, labai local momentas, labai visiškai, ta prasme, bet vis tiek susirenka žmonės iš įvairiausių kažkokių tai kampelių pažiūrėti Eurovizijos, tenai išgerti kažkokių tai gėrimų, pažaisti bingo. Ir žmogus, kuris veda visą renginį, sako, ne, šitie, ta prasme, šiaip nepamirškime prie viso to, kad, oi, kaip gražiai dainuoja, nepamirškime to, kad šitas žmogus atstovauja valstybę, kuri vykdo genocidą ten ir ten. Jo, ir čia skirtingi turinio kūrėjai, kaip irgi šitą klausimą pažiūrėjo šiemet. Mes tikrai turim, kadangi jau daug metų irgi tą žiūrim, tai tikrai yra nemažai tų, kurie tiesiog nieko nebedaro, tiesiog dingo. Jie paskelbė po to sprendimo, išleido paskutinį video, šiemet aš Eurovizijos nekaverinu, nes dalyvauja Izraelis, švardino ten visus ir karo nusikaltimus ir viską, ir ačiū, viso gero. Tada yra kita dalis, kuri business as usual, tiesiog kaverina viską, taip pat daro. Ir yra kažkas galbūt per vidurį, ir čia gal aš irgi apie mūsų Eurodienos veiklą, tai irgi užsiminčiau, mes tiesiog visada, kai kalbam apie Izraelį, mes nededam to, sakykime, tokio štampo teroristinė valstybė, bet mes kalbam apie tai, kaip jie perka reklamas ir naudoja šitą konkursą whitewashingui savo ir parodyti, kaip jie paskui, mirga jų Eurovizijos Izraelio žiniasklaida apie tai, kaip Europa jos myli, kaip Europa jos priėmė ir dar niekada komisija jos nureitingavo, nes visi yra antisemitai. Tai mes apie tai kalbam. Man atrodo, kad čia yra labai svarbu šitas neignoruoti konteksto, kaip bent kažkaip jį, nes man atrodo pats blogiausias dalykas nutinka tada, kai visi žino, bet tai praeina toks business as usual. Ir tada, o čia atsiranda tas kognityvinis disonansas, atsiranda pyktis, atsiranda, kad, palaukit, o tai kaip tada aš žiūriu kiekvieną dieną ten kažkokio tai daktaro, kuris rašo savo dienoraščius apie tai, kaip vaikus graužia žiurkės, ką mano močiutė pasakojo pokarį. Ir aš tiesiog, ir tada mes dainuojam dainą, žodžiu, moteris, kuri sakė, dabar mums čia reikia atlaikyti, nes čia dabar visi prieš mus.
antisemitizmas ir šitas dalykas niekaip nesusijęs. Nėra didesnės žydės negu aš turbūt. Šitom, nežinau, ne genetiškai, bet tikrai, ta prasme, visą savo gyvenimą, kiek atsimenu, gyvenimą. Ir tada tai turi, nu, kažkaip atrodo, sujungti žmonėms galvose dalykus, kad, nu, čia yra... Jo, kontekstas tas labai svarbus yra, nu, ir tas pats visoje kitoj žiniasklaidoje, čia apie viską kalbant, ne tik apie Euroviziją, bet, nu, tu tiesiog turi susakyti faktus, bet, pavyzdžiui, kaip mes irgi LRT radijui darom, kai užsienio naujienas kažkokias kaverinam ir kai vyksta kažkokie tai dalykai ir tie patys, nu, jungtinėse tautose kažkokie pripažinimai dėl genocido, nu, tu pasakai žmogui visus faktus. Jungtinės tautos ten nubalsavo didžioji dalis šalių, kad vyksta genocidas, Izraelį palaikančios šalys sako, kad, ar Izraelis sako, kad Amerika sako, kad jie tą neigia, palestiniečiai skelbia, kad žuvo tiek ir tiek žmonių Gazoje. Ir žmogus tada, nu, natūraliai, bent jau tikiesi, kad klausydamas jisai išgirsta tos visus faktus. Tai yra faktai. Vieni skelbia, kad genocidas, kiti sako, kad ne genocidas, treti tikslina skaičius, kad tiek yra išžudyta. Ir tada žmogus norisi tikėti, kad priima kažkokį sprendimą, kažkokią savo nuomonę susiformuoja nuo tų faktų. Bet mes dabar, kaip sako, gyvenam kartais post faktų eroje. Ir svarbiau yra nuomonė negu faktas, kad ir kaip irgi kalbėjau. Gal norėčiau šiek tiek tokį dar kampą paliesti. Iš tikrųjų, jo, čia mes dabar kalbam daug apie atsisakymą stebėti arba neatsisakymą, atsisakymą dalyvauti arba nedalyvavimą. Aš noriu pagalvoti, labai vieną autoritetingą nuomonę šiandien perskaičiau, tai man šiek tiek privertė susimastyti. Tai yra, žinoma, autoritetingiausias šaltinis, kurį gali rasti, tai anoniminis komentatorius. Tai parašė, kad šiaip iš tikrųjų daug kur, čia ne tik susijęs su Eurovizija, bet ką daryti, jeigu tarsi noris kažkas labai netenkina, kažkur jauti neteisybę, bet tarsi ir neknieti atsitraukti, tarsi ir nori žiūrėti, stebėti. Nu, tai iš tikrųjų taip, atsisakymas, boikotas, black screenas yra nuomonės išreiškimas, bet tai nebūtinai turi būti vienintelis būdas reikšti tą nuomonę. Tai aš gal net kiek apibendrinu, ką kolegos sakė. Tarsi sunkiau yra pakeisti kažką nesant, negu esant kažkur. Tai iš tikrųjų, jeigu žiūri, tarkime, Euroviziją su didelė draugų kompanija, kurią galbūt jungia kažkokios bendros vertybės. Tai galbūt didžiąją dalį jos narių jungia bendros vertybės. Žiūrėkit, yra įvairių būdų. Mes čia senais laikais, čia dar net Ukrainoje karas nebuvo prasidėjęs, dar net COVID-as nebuvo įvykęs. Mes iš anksto pagal kažkokius tik savo suprantamus kriterijus išsirinkdavom dainas, per kurias eisime į tualetą, nes mes nenorim jų klausytis. Nu ir viskas. Ir tai yra tas kažkokios mikro bendruomenės, sakykime, pozicija tam vakarui. Tai gali būti labai rimtomis temomis išreikšta, labai konkrečiais argumentais paremta pozicija, gali tai vykti didesnėje bendruomenėje. Kodėl aš čia vėl gal jau kartojuosi, kartais lengva pradėti kartotis apie Euroviziją šnekant, kodėl aš vis tik džiaugiuosi, kad turime 35 valstybės, nes man atrodo, kad galbūt esant tam kažkokiam ratui, neleidus Eurovizijai visiškai nudreifuoti į Interviziją, mes galbūt galim lengviau padaryti tą pokytį iš vidaus. Galbūt aš čia esu viltingai, per daug viltingai nusiteikęs, bet aš, pavyzdžiui, neseniai perskaičiau Eurovizijos vadovo Gryno, koks ten jo vardas? Martino Gryno interviu Nyderlandų žiniasklaidoje publikuota. Nyderlandų, kurie šiemet nedalyvauja. Tik tai vienas iš kanalų transliuos Euroviziją, nors patys Nyderlandai nedalyvauja. Nu tai ten tokių buvo labai įdomių teiginių. Tarsi ir aš girdžiu tą patį, ką aš girdėdavau seniau, tą tokį nenorą prisimti atsakomybę už nieką, bet tarsi, žiūrėkit, galiu klyst, bet bent jau man iš to interviu pasirodė, kad ir kaip vengiama tos politinės nuomonės, kur yra pakankamai akivaizdi, nes dėl to, ką jau kalbėjau, transliuotojai, priklausomi nuo politinių valdžių,
kad tarsi yra labai rimtai plevėsuojama ta konkurso taisyklių pažeidimų vėliava. Ir man iš Martino Grino pasirodė, kad jo nuotaika tame interviu buvo tokia maždaug, žiūrėkit, jeigu dar kartą pamatysiu tą nacionalinį bandymą surinkti balsų, reklamos užpirkinėjimą, tai taip ir žinokit. Gal taip ir nebus, bet gal. Ai, ta prasme, kad Izraelio pirkimas balsų ir dėl šito? Ten taip, tai, kas buvo praėjusiais metais ir užpernai, tai yra koordinuota reklamos kampanija, kuri buvo ne šiaip, kad kažkokia tai atlikėjo ar atlikėjos, bet būtent nacionalinės ministerijos, sakykime taip, lygmenių koordinuojama. Ir šiemet kaip ir buvo, vėlgi, ką kalbėjo Justas Viktis prieš tai, kad tarsi buvo, kai buvo tas planas balsuoti prieš Izraelio dalyvavimą, tai tarsi buvo nusisukta nuo to ir tas prisidengiama, kad mes vietoj to sugriežtinsim taisyklės. Nu, vėlgi, daug kas nuleido rankas po šito, nes vėl mes nesprendžiam problemų, o einam kažkur šunkeliais. Nu, bet vėlgi, tai galima žiūrėti kaip į teftelizmą, bet tai galima žiūrėti kaip į būdą politiškai per jautrius klausimus, kurie neturi politinio palaikymo, išspręsti, sakykime, kažkokiais tais biurokratiniais keliais, labai rizikuojant savo reputaciją daugelį šalių. Tai damage control, kaip sako. Daug kas be Eurovizijų ir nuo organizuojančios šalies priklauso. Mes dabar turim Austriją, ORF, Izraelio prezidento kelionės ir susitikimus su ORF direktoriumi per pastaruosius metus. Tai pavyzdžiui, dabar matau tokių diskusijų, kad kas būtų, šiemet Suomija tarsi favoritai yra laimėti Euroviziją. Ir ten gerokai kritiškiau yra žiūrima į Izraelio klausimą, nors boikotas nebuvo pasirinktas. Tarsi ORF ir buvo minima, kad vos ne, čia sakau, gandų lygis, bet ten buvo kalbama, kad jeigu, tarkim, būtų užbalsuota, kad Izraelis pašalinamas, tai vokiečiai ir tas ORF ir galimai gal būtų pasitraukę, ten tokia buvo diskusija užgirdus. Jo, kad maždaug tada didžiulis chaosas, Eurovizija, kur čia turėjo vykti Austrijoje, dabar nebeturim kai. Tai daug kas ir nuo to priklauso. Čia jau ne į klausimus sakinėjom, čia jau patys savo podcastą kažkokie truputėlį apie, bet... Jo, gal trūksta struktūros, bet sakau, viskas labai susiję tiesiog. Taip, ir viskas, visaip ir įvairiai gali kažkaip pasikreipti priklausomai nuo to pačio konkurso rezultatų. Pavyzdžiui, pernai būtų laimėjęs Izraelis, gerai, šiaip, žiūrint skirtumą, tai toli buvo nuo to, bet iki paskutinės minutės atrodė, kad arba tas. Jeigu būtų laimėjęs Izraelis, tai manau, kad čia būtų buvęs didžiulis tikrai smūgis reputacijai konkurso ir nežinau, ar pataisomas smūgis. Nes, ten faktas, kad nebūtų Izraelyje vykusi Eurovizija, bet jau vien tai, kad būtų tas kodas, nežinau, nulaužtas, bet mes kažkaip neprieinam kartais iki tokių dalykų, arba kas būtų buvę šiemet, jeigu būtų ne Austrija organizavusi, o kokia nors labiau nežinau, būtų pernai Ispanija laimėjus. Labai, ne dainos prasme, bet organizavimo prasme. Jeigu viena iš tų 5 šalių, pavyzdžiui, būtų laimėjusi pernai Euroviziją, kuri pasitraukė, gal jie būtų daug ryškiau tą vėliavą nešę Izraelio pašalinimu. Sakau, arba tie patys komentarai kažkokie, kurie duoda tau suprasti, kokia yra pozicija. Nes, man atrodo, kad ta pozicijos, vėlgi čia, ar žiūrėti, aš visiškai nuoširdžiai tikiu, kad protestai veikia ir jie veikia tikrai, man atrodo, maksimaliai, tarkim, kai prasidėjo Ukrainos karas, tokio masiškumo protestų turbūt, aš neatsimenu, aš daug neatsimenu, bet Europoje tai buvo masiškai labai daug ir didelis kiekis. Ir tai, man atrodo, kažkiek tikrai padėjo greitinti procesus, kurie paskui buvo priimti visiškai politiniu lygmeniu. Tai, kad protestai veikia faktas, kad veikia uždarose bendruomenėse kalbėjimas arba tenai kalbėjimas arba komentavimas apie tai, aišku, kad fainai, jeigu transliuotojai neignoruoja šitų dalykų ir irgi lygiai taip pat duoda suprasti, kad yra tam tikri dalykai, kurie nėra okei. Ir kad mes čia dabar žaidžiam šitą šventę, tai
ne visiškai nesusijęs su politika. Ta prasme, nes dainininkė labai susijusi su bendra Izraelio politika, oficialia. Tai man atrodo, šitas yra labai svarbus iš esmės renkantis, kaip elgtis. Šiaip dabar galvoju, nežinau, kiek jūs irgi susipažinę, bet irgi iš tos pačios, tarkim, meno pusės, tai, tarkim, Venecijos bienalė dabar irgi didžiulis klausimas yra, nes Venecijos bienalėje tarsi buvo paskelbta, kad Rusija vėl gali dalyvauti. 22 metais Izraelio šiaip paviljonas, aš buvau Venecijos bienalė, 22 metais Rusija nedalyvavo. Izraelio paviljonas buvo sustabdytas. Ir pas juos paviljone kabėjo žinutė, kad kol tęsis veiksmai, tol jisai nebus atidarytas. Tai aš nežinau, ar ten buvo kuratorių menininkų toks bendras sprendimas, nes kaip tik buvo prasidėję jau įvykiai, kažkaip po toli buvo tas visas ir buvo šitą žinutę iškabinta. Tai šitas momentas, o dabargi buvo, kad kažkaip leido Rusijai dalyvauti, ten neva tai jie ten kažkokį tai jungtinį reikalą pasidarė, kas sulaukė didžiulio pasipriešinimo iš daug Ukrainą palaikančių ir valstybių, ir šalių, ir menininkų ir taip toliau. Ten aktyvistų, kurie ten daro protesto akcijas irgi. Tada prasidėjo lygiai tas pats, kad kaip Izraelis. Ir man atrodo, jeigu aš neklystu, paskutinė informacija buvo tokia, kad vos ne prieš savaitę ten bendras komisijos komitetas nusprendė, kad tada nedalyvauja Rusija ir Izraelis. Ir staiga jie po savaitės atsistatydino Rusiją. Nes ten, beje, dėl Rusijos, man atrodo, tai ten buvo jau padarytas sprendimas, kad jeigu taip, tai tada nebegaus finansavimo visą bienalę. O čia yra, labai lengvas ir labai greitas būdas. Tai vėlgi, čia yra kaip politiniai sprendimai, tam tikri arba pagrasinimai, arba pasakymai padaro kažkokius sprendimus, bet, žodžiu, paskutinės situacijos nežinau, tai negaliu teikti. Tai va, tai irgi čia tokia. Tada norėčiau, jau buvo truputėlį užsiminta Luko, bet apie žmonės, kurie žiūri Euroviziją, tai būtent ar jūs gal pastebit kaip apžvalgininkai, ar ne tik, kad šie etniniai klausimai lemia sumažėjus gerbėjų susidomėjimo konkursų, ne tik dėl etninių klausimų, bet ir dėl to, kad boikotuojant automatiškai mažesnis žiūrovų skaičius. Ar jums patiems jūsų bendruomenėje kyla tokie klausimai, kad pastebit mažesnį susidomėjimą? Ar šis mažesnis susidomėjimas turi jau ir kitokių efektų, gal tai finansinių ar kokie? Tai vėlgi, aš turiu pasakyti, kad mes, sakau, Lietuvoje gyvenam tokioj labai įdomioje ekosistemoje, kurioje ta Eurovizija yra, jinai populiaresnė nei daugumoje šalių, iš tikrųjų. Ir bent jau čia, aš nežinau, aš šiaip bent jau to tokio šokio kritimo, susidomėjimo, tai nematau. Vėlgi tai susijęs su daugeliu veiksmų, susijęs su tuo, ką mes jau čia daug kartų kalbėjom, tai bendrai kiek kitokio gal požiūrio į Izraelį negu, tarkim, į toj pačioj Ispanijoje ar Airijoje, bet vėlgi tas turbūt kritimas susidomėjimo tai jau yra susijęs su tuo, ką Justas gal kiek aptarė, tai kad kai kurie turinio kūrėjai nebekuria turinio, kai kurie ilgamečiai sekėjai demonstratyviai pareiškia, kad šį kartą aš pirmą kartą per 30 ar 15 metų nežiūrėsiu, bet jo, aš manau, kad gyvenant čia kažkokiam tokiam mūsų Lietuvos burbule, tai nėra labai stipriai pastebima, buvo atrankos finalas, kas gal nėra pats geriausias palyginimas, nes vėlgi aš domėdamasis kokia ta situacija, dabar mačiau
visai nemažai tų tokių ir užsienyje žmonių, kurie sako, aš atranką žiūriu, bet Eurovizijos nežiūrėsiu. Buvo net tokių, kurie sako, nes aš žiūriu dėl atlikėjų, kurie savo dainas siunčia, kurie rodo savo pasiekimus, sužinoti jaunų, naujų atlikėjų, sužinoti naujos muzikos, o po to aš jau savo poziciją reikščiau, sakykim, taip gegužę. Yra tokių žmonių, bet vėlgi Lietuvoje aš nemanau, kad tai, kad atranka liko tokia pat populiari kaip seniau, yra kažko susiję. Tai aš sakyčiau, kad mūsų šalies atveju, nežinau, gal pas mus labiau kristų susidomėjimas Eurovizija, jeigu mes išsiųstumėm kokį nors ten universaliai nemėgstamą žmogų važiuoti Euroviziją, nei kad... arba iš tikrųjų, arba jeigu... Aš net, nors nežinau, norėjau sakyti, kad jeigu Rusija grįžtų, man atrodo, kad žmonės žiūrėtų ir pyktų, žiūrėtų. Tai čia... Čia šiaip pat įdomus klausimas. Eurovizija tai nelabai gresia Rusijos sugrįžimas, nes Europos transliuotojų sąjunga, ten jau nėra nariai, jau jeigu norėtų būti nariais, tai ten, ilgas ir procesas ir visai kita. Bet pavyzdžiui, Eurolygoje kalbama apie Rusijos klubų sugrįžimą, jeigu tik tai vos neprasidės, jeigu būtų kažkokios paliaubos rimtesnės ir Paulius Motiejūnas, Eurolygos direktorius, iš esmės, bent jau kalbama dėl to klausimo, kad jis labai nepritarė Rusijos klubų grįžimam, buvo ir patrauktas iš direktoriaus posto, tai Eurovizijai šitas nežinau, kiek gresia, bet pavyzdžiui, ir aš irgi pritarčiau, kad, šiaip asmeniškai nepastebėjau Lietuvoje, pavyzdžiui, mažesnio susidomėjimo, nors turiu ir iš asmeninės, iš mūsų vadinamos komandos pavyzdį vieną, kur žmogus po to sprendimo, kai Izraelis liko ir 5 šalys pasitraukė, vienas žmogus tiesiog iš mūsų komandos, kuris, domėjosi Eurovizija, ten gal mažiau negu kiti, sakykim, bet jis pasakė, aš šiemet nežiūriu, aš nenoriu šitam visam dalyvauti ir aš atsitraukiu, jeigu kažkas pasikeis ateityje, susirašom, sakytų, mes ir šiaip palaikom ryšį su to žmogum, ne tik euroviziniais klausimais, bet nuo šito klausimo, ta žmogus konkrečiai atsitraukė. Tai manau, kad tų pavienių iniciatyvų tikrai yra ir jos gali ir turi būti. Bet, atsakant į klausimą, tai kažkokio masiškesnio, tai aš nepastebėjau. Nors, pavyzdžiui, Eurovizija po kiekvienų metų mėgsta girtis. Šiemet žiūrėjo 175 milijonai, kitais metais ne 4 milijardai kaip televizija, jo. Bet šiemet aš manau, kad bus labai sunku jam pasigirti dėl šito, nes netekti Ispanijos, netekti Nyderlandų rinkų, ir net kai kurios šalys, aš girdėjau, kad jos netransliuos Eurovizijos ir vietoj to rodys dokumentiką apie Gazos karą ir Sloveniją. Jo. Tai ten tai tikrai pasimatys nuostoliai ir bus įdomu, nes tai yra neįmanoma turbūt, kad nebūtų jokio pranešimo apie didžiulį Eurovizijos sėkmę. Tai įdomu, kaip jisai bus šiemet sušeipintas, nes manau, kad žiūrimumas bendrai Europoje tai turėjo. Ne 1 milijonų turėtų pakeisti. Gal net ir 10. Ne keliom 10. Aš taip įsivaizduočiau, 10 milijonų, 15 turėtų nubirėti Islandiją. Gerai, Islandija pati mažai šitą, 100% visi žiūri, 300 tūkstančių žmonių. Visos 95% Eurovizijos reitingas ir visi jie žiūri. Ispanijos, Islandai. Man rodos iš tų šalių, tai Islandai ir Nyderlandai rodys, kitos nerodys kažkaip taip. Tai Ispanijos tiek kokie rinkai nukrenta. Žiūri. Islandai su savo 300 tūkstančių nepadaro didelio procento, kai galbūt. Vietinis procentas įspūdingas, bet nuo Europos. Tai gal tada, jei kas turit klausimų iš auditorijos. Tai gal... Tada... Gerai. Aš Vilniaus universiteto sporto organizacijos užpalesnė ir turiu klausimą, gal tikriausiai Vilniui dėl menininkų šiaip kultūros atstovų vaidmens politikoje, nes mano bent požiūrį, aktyvistus pareigūnus nekalbėjo požiūrį, muzikantai ir menininkai kitose šalyse turėjo vieną didžiausių postūmių visuomenės atsivaidinimų Palestinos klausimų. Tačiau Lietuvoje iš kažkokių garsesnių muzikantų, kurie pasisakė, tai Inga kelis kartus pasisakė, Lukas Keraitis iš Abudu kelis kartus pasisakė ir bet jau
nelabai daugiau balsų kažkur yra. Tai klausimas būtų, kodėl jūsų taip yra ir kaip būtų galima tai pakeisti. Aš girdžiu jo šitą momentą ir man atrodo, kad jų yra gerokai per mažai. Aš absoliučiai su to sutinku. Ir kaip ir daug, man atrodo, judėjimų, kurie, tarkim, kas liečia žmogaus teisės arba kas liečia kažkokius paskui politinius įvykius, kurie galėjo kažkaip pakeisti bendrą, tarkim, arba įtakoti, gal ne pakeisti, gal įtakoti kursą. Tai labai dažnas yra čia šiaip bendrai istorijoje yra menininkų bet kokios ryties indėlis. Tai tarkim, tas pats kultūros protestas turbūt irgi, kuris išaugęs į LRT visą tą protestų bangą ir taip toliau. Tai, iš esmės, tie patys žmonės plus prisijungia žurnalistų bendruomenė. Tai, man atrodo, kodėl yra toks nedidelis, tai turbūt lygiai taip pat, kodėl yra tokie nedideli protestai bendrai. Turbūt tas tam tikra prasme atspindėjimas. Aišku, aš, kadangi vis tiek mes visi gyvenam burbuluose tokiuose, aš pakankamai matau žmonių savo burbule, menininkų, kurie apie tai šneka. Bet taip, tai yra, aš absoliučiai sutinku, kad pavyzdžiui, kas man atrodo svarbu ir ko iš esmės mes dar labai mažai naudojam, tai, žodžiu, jeigu protestas, tada, okei, valio turim aikštelę. Bet, tarkim, yra didžiulių meninių renginių, kurie, tarkim, Sidabrinės gervės artėja, buvo Auksiniai scenos kryžiai. Yra didelės platformos, kurios yra transliuojamos visų pirma nacionalinio transliuotojo. Jos sutraukia pakankamai, galbūt kažkokią nemažą auditoriją, gerai ne tokią kaip Eurovizijos tikrai, bet vis tiek nemažą auditoriją žmonių, norinčių pasižiūrėti, kaip ten kokie vyksta, žodžiu, personažai pasifotografavimai. Ir kas dabar darosi tada. Arba tarkim, bet čia, aš nežinau, čia yra, vėlgi, aš matau, kad jie vyksta, bet galbūt nenaudojamos tos platformos, kurios būtų galimos naudoti kaip didelės platformos. Tai, tarkim, yra spektaklių. Tokius visiškai neseniai išėjo Palestinai jaunimo teatre spektaklis. Yra tikrai režisierių, aktorių, kurie šneka. Nesidalina galbūt daug, tai daugiausia apsiriboja kažkur tai socialiniuose tinkluose ir kaip normalus, savaime suprantamas dalykas. Tai, bet vėlgi, kiek, kai tas atsiranda kažkokia didesnė aikšteliai, tas tampa, nežinau, gali būti dėl jaunumo, gali būti dėl drąsos trūkumo, nežinau, čia kiekvieno turbūt yra kažkokie vėlgi tie patys pasirinkimai turbūt kaip ir su Eurovizija, man atrodo. Bet kas man yra labai svarbu, man atrodo, tai ir kaip galimybę aš matyčiau iš esmės, tai bandyti palaikyti vieni kitus tuose protestuose, kur mes suprantam, kad yra toks common ground. Tai pavyzdžiui, kas iš mano pusės yra, irgi aš tai galvoju, aš kartais matau, ir aš labai suprantu dėl ko, bet aš kartais matau, kaip Palestinos aktyvistai neina į LRT, pavyzdžiui, palaikymo protestus, vien dėl to, kad LRT pakankamai daug nušviečia ten Izraelio ir pakankamai komplikuoti tokie reikalai. Bet man atrodo, kad tai yra siaubingai neteisingas dalykas. Iš esmės, nes aš geriau diskutuočiau šituo klausimu su LRT ir juos kritikuočiau, negu kad LRT būtų kontroliuojamas socialdemokratų, kur žmogaus teisės yra vienas žmogus, kuriam rūpi iš partijos, kuri daugiausiai neturi. Tarkim, ta prasme, man atrodo, kad kartais šituose kontekstuose, kai mes, būdami toj
tarsi toj pačioj pozicijai bandom dar išsiskirti, tada mes nebegaunam palaikymo nei vienur, nei kitur. Ir man atrodo, kad šitas yra dar labai svarbus, kur mes galim kažkur surasti, o paskui, kur su daugiau mažiau adekvačiai žmonėm bandyti ieškoti pozicijų, o ne su kažkokiu Žemaitaičiu ar tenai iš socialdemokratų, aš net nežinau, su kuo iš vis ten, su kuo būtų galima kažką tai kalbėti. Ta prasme, kaip mano pažiūros galbūt būtų tokios, bet ne Lietuvos socialdemokratų. Ta prasme, kur, ne per kur nėra. Jeigu mes negalim ties šitais dalykais sutarti, mes tada negalim su niekuo, nes kai prasidės ten kokia migrantų politika ar ten dar kažkas, tai viskas, tu nebaltas viso gero. Tai sakau, tai tuo labiau tada, kas liečia Palestinos, tai aš nežinau iš tikrųjų, kaip tai ir kur tai atsakyti. Aš džiaugiuosi kiekvienu žmogum, kuris pasako, aš džiaugiuosi kiekvieną komandą, nes tikrai, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie, žiūriu, kaip užsibrėžiu, yra žmonių, kurie neturi įgūdžio, pavyzdžiui, vyresnių, neturi įgūdžio kalbėti, neturi įgūdžio naudoti socialiniais tinklais kaip platformą iš esmės, bet jų pozicija yra labai aiški. Jie dirba, nežinau, teatre, kine ar dar kažkur tai ir kažką labai minimaliai daro, bet jiems labai aišku, kur jie stovi. Tik tai, kadangi pas mus viskas labai didelė dalis paremta ant socialinio ir matomumo dalyko ir ant to, tai yra žmonių, kuriems sunku tai daryti. Ir, čia gali būti ir social anxiety ar dar kokia mes veikla, ko ir menininkų visai nemažai. Bet, tai va šitas dalykas. Bet tie, kurie gali daryti ir to nedaro, tai man ir kurie yra toje pozicijoje. Tai ir nėra gal labai jauni, kur, tarkim, jiems dar kažkaip tipiškai yra strailas, kad galbūt jie kažką praras, bet aš labai abejoju, kad taip nutiktų. Tai va, tai nežinau, negaliu atsakyti klausimą, bet sakau, aš matau tos pokyčius, kurie yra, ir jie yra, tik tai galbūt ne tiek matom. Tada tenais. Klausimus ar bus, tai aš irgi dar iš klausimų sakau, bet čia didelė Eurovizijos gerbėjai ir galima šitoje situacijoje tokia save laikyti. Tokio labai, kaip čia savanaudiško klausimo paklausiu, nes man žiūrės, šiaip Eurovizija yra didelis džiaugsmas, vieni manė nelaiko nuotras, labai didelis džiaugsmas gyvenime. Ir tada paskutiniuosius 2 metus, man pasidomu išgirsti, kas nors turėjo kažkokią panašią patirtį. Paskutiniuosius 2 metus, kai tu labai jaudindamasis su didelė emocinė įtampa lauki rezultatų ir kai tu lauki vienintelio dalyko, kad tai nelaimėtų valstybė, kuri vykdo genocidą, tai labai groteskiškas pojūtis, turiu pasakyti. Man labai įdomu, ar jūs kažkiek patys gal tą patyrėt, ar kodėl jūsų manymų ne tiek tą, sakykime, moralinė pusė, yra valstybė, kuri vykdo genocidą, mes kartu su ja nedalyvausim, bet ta labai asmeninė ir tokia neteisingumo perspektyva, kai šalis permeti balsus, galų gale, tai nebūtinai taip jau dramatiškai vos nedaryti, bet tas momentas visai toks įtemptas. Kodėl žmonėms to pykčio, nežinau, tas pyktis neišvirsta į kažkokį boikotavimo veiksmą vien iš tos nesąžiningumo perspektyvos, ar čia galų jūs matytumėte didelių žmonių įtaką. Aš labai gerai atsimenu Malmėj tą dieną, kai ten tas vyko didžiulis skandalas su Nyderlandų diskvalifikacija, ten daug kas galvoja, kiek čia yra Izraelis dėl to kaltas, nes iš pradžių tai viskas labai ant Izraelio krito, kad čia Izraelis delegacija ten mutino vandenis, tai ten buvo viena keiščiausių tikrai dienų, kiek Eurovizijoje seku.
5 Eurovizijose, dabar į 5 važiuosiu Vienoje, nei vienos tokios dienos nebuvo, kur tiek chaoso ir tiek kažkokio didžiulio konfuzo, kas čia iš viso vyksta. Tai aš tai labai gerai suprantu tą tokį jausmą, kad tas dalykas, kuris tiek daug džiaugsmo atneždavo, dabar atneša tiek daug ir nerimo, ir iš viso gal nesupratimo, kas čia vyksta kai kuriuose vietose. Pernai galbūt mes kažkiek buvom, kaip čia pasakius, atsipalaidavę gal šiek tiek net iki rezultatų, nes tikrai galvojom, Izraelis vienus metus čia pavarė tą kompaniją, kitais metais apsiramins ir tada galiausiai viskas išvirto į tą split screeną, kur irgi, split screeną kaip 2 šalys jau lieka ir viena iš jų laimės, kur irgi buvo daug tokio nerimo ir nežinau, iš asmeninės pusės mane smarkiai paveikė gal, bet ne tiek, kad aš kažkiek atsitraukčiau, bet aš tada Lūkui permetu, pavyzdžiui, klausimą, nes jūs šiemet su Duzepo šiek tiek nusprendėte atsitraukti, čia gal irgi yra vienas iš kažkokių tokių... Jo, aš gal nekalbėsiu apie karą daugiau, iš tikrųjų labai daug jau buvo pasakyta, nuo 23 spalio 7, kai aš dar radijui tuo metu dirbau, labai daug įvyko ir labai daug buvo sukrėtimų. Bet Eurovizija tai tiesiog persidavė tuo, ką jūs sakėt. Tai ta pagilinta kampanija, kai yra šalis, kuri siekia laimėti, bet kokią kainą, ir yra daug žmonių, kurie to nenori paprasčiausiai, nes čia jau nebe tik politinės preferencijos, bet ir noras, kad, nežinau, ta Eurovizija, kurią tu mėgai, išliktų kažkokia tokia, kai laimi ten daina labiausiai patinkanti žmonėms, o ne kažkokia projekto, sakykime, užpirkto, reklamomis ar kažkaip kitaip daina. Iš tikrųjų, tai man tas nepasitenkinimas rezultatais po Eurovizijos finalo jau yra tapęs norma paskutiniais metais. Tai yra ne tik susijęs su Izraeliu, bet tai tiesiog su tokiu visiška nesėkme, kai mano turimi favoritai taip ir neiššauna, taip ir jiems kažko pritrūksta ir tada, kai tu esi velniškai susinvestavęs į kažkurią dainą finalo dieną, labai tikiuosi, kad to šiemet nebus, bet negalima atmest. Pralaimi galų gale ir tu lieki nusivylęs. Pernai tai buvo visą tai pakelta kubu, nes ne tik, kad nebuvo tų dainų mano palaikomų tarp laiminčių, bet dar teko gale laidos žiūrėti, ar čia tik tai neišsprogs viskas, nes tuo metu galvoju apie vieną, ne apie tai, ar čia laimės Austrija ir Izraelis, o apie tai, kad jei laimės Izraelis, tai aš neįsivaizduoju, kas toliau tiesiog. Visi žinom kontekstą, visi žinom, ką mąsto žmonės, ką mąsto fanai, ką mąsto šalis ir kaip tai atrodytų kitais metais. Ir iš tikrųjų tos nuotaikos, mes apie tai nekartą esam kalbėję, aš su daug ko esu kalbėjęs, kad tai yra tavo pomėgis, Eurovizija, kurios tu lauki kiekvienais metais, bet pomėgis turi teikti džiaugsmą. Jeigu tu po visko išeini kaip sušluota, trenktas ir galvoji, kad čia tave labiau sutraumavo šitą dieną, šiaip aš vėlgi čia su dideliu disclaimeriu sakau, biški juokinga yra sakyti, kad čia tave sutraumavo Eurovizijos rezultatai, ta prasme, wow, kokia trauma. Bet, sakykim taip, pomėgis nebeteikia džiaugsmo. Tai ir pamąstai, kas taip nutiko, tai mes tokie kažkaip labai tų gruodžio įvykių buvom kaip kolektyvas ir balansuoti, nes kažkaip jauti, kad visas tas fonas apie Euroviziją yra neigiamas. Tiesiog, tai yra arba žmonės skelbia asmeninius boikotus, arba tai tiesiog tampa pajuokos objektu kažkokiu, iš kurio valstybės traukiasi ir čia neaišku, kas ateityje. Bet vėl, sakau, žmogaus smegenys yra žmogus smegenys, konkurso fanai, kurie Euroviziją pradėjo žiūrėti labai rimtai, ne 20, ne 40, o 6. Ta prasme, šito taip lengvai neišmuši. Tai aš nežinau, visus mūsų kolektyvo žmonės paėmus, mes pakalbam apie tas dainas, ten diskusijų kokių tik nėra, ten kaip senais gerais laikais. Tiesiog gal pritrūko, daug veiksnių susidėjo, pritrūko tokio noro kažką aktyviai naujo daryti ir iš naujo tuos eurovizinius vandenis judinti. Tai aš išgirdau tą sentimentą, tikrai to jausmo yra, bet man atrodo, bent jau mano atveju, tai tarsi yra tas dalykas, kuris, jisai kerta, jisai kaupėsi, jisai kažkiek tavo smegenyse yra, bet, nežinau,
sunku neklausyti tų dainų ir negalvoti apie tai, kas šiemet laimės, tai taip jau vyksta. Jo, ten į tą svertų pusę žiūrėti Euroviziją kol kas yra prikrauta daugiau negu kad tą svertų, kodėl nežiūrėti, boikotuoti ir taip toliau. Bet kraunasi pastaraisiais metais daugiau tą pusę. Laudas toksai, jo. Dėžė viena ant kitos sandėlį. Aš gal išgirdau tokius du klausimus. Vienas ta asmeninės patirties momentas, o kitas, kodėl tai nerezonuoja į kažkokį tai didesnį dalyką. Tai iš pirmos dalies to klausimo, tai būtų, man atrodo, kai žinai kontekstus, tada, žodžiu, man buvo lygiai tas pats pernai metais, aš tiesiog, kas vyksta. Tai, šitas, bet man taip yra buvę ir anksčiau. Aš tiesiog atsimenu, kai Rusija įsiveržė į Sakartvelą 2008 metais ir kai Rusija dalyvavo ir kai tu žiūri ir galvoji, kiekvienas, kas neduoda jai balą, yra tiesiog tavo draugas forever. Tai, ta prasme, ir tai labai kontekstai veikia ten, arba kai Krymo okupacija vyko 14 metais. Tai irgi po to, kaip dar ten šiaip Lietuvoje buvo irgi tokie momentai, bet aš labai atsimenu šitą, kaip buvo žiūrima Eurovizija ir kas tada duoda ir kas neduoda tuos balus ir kas nieko nesupranta ir kas, Tai šitas aspektas, aš labai svarbu, ir man gal dėl to atrodo, kad Eurovizija yra akivaizdžiai politika, kas ten už ką balsuoja, kaip ten kaimynės balsuoja, kaip ten pagal visi iki šiol. Bet kitas dalykas, man atrodo, ta kita pusė, kodėl tas pyktis už kažką neišeina į kažką didesnio, nes naratyvas atskirkim meną nuo politikos suveikia. Kad mes pažiūrim koncertą ir ties to baigiam. Ir čia yra, man atrodo, didžioji bėda, kad jeigu mes vis dėlto galvotume, kad viskas yra susiję, kad jeigu mes nervuojamės dabar dėl šito dalyko ir jeigu mes sakom, kad čia nėra, okei, mes suprantame, bet mes vis dar žiūrim, bet tada einam iš proto, kad tik nelaimėtų šitie, kurie dabar ką jie daro iš viso, tai gal tada atsistoja, sako, palauk, mane šitai suveikia, tai gal tada kažką tai aš galiu padaryti bent minimaliai į tą pusę, kad to nebūtų. Bet šitas naratyvas, absoliučiai, arba šitą naratyvą, kad atskirkim meną nuo politikos, yra arba iš didžiulės privilegijos, kai tu, turėdamas tą privilegiją, gali tai daryti, arba iš diktatūros. Tik tai du variantai galimi, man atrodo, kai tu gali atskirti tai. Tiksliau, taip sistemiškai bandyti, kad neva tai, nes net atskirimas, net pasirinkimas atskirti meną nuo politikos jau yra politinis aktas, iš esmės. Nes aš pasirenku, vadinasi, aš turiu tam teisę. At aš dabar pasirenku nekalbėti apie politiką. Tai nes tau kažkas iškovojo, kad tu gali rinktis. Kaip daryti. Kažkas negali to rinktis. Tai, čia irgi, man atrodo, kad šituo atveju, kodėl tai neišauga, tai būtent, kad suveikia šitas naratyvas, kas labai daug. Bet ir šiaip dar man kilo mintis, klausant dabar Vilmos apie tai, kad pavyzdžiui, su Rusija ir Eurovizijoje ir visur kitur, po to, kai prasidėjo karas, tiesiog tai vyko revoliucija santykių prasme su Rusija. Izraelio klausimų vyksta ne revoliucija, vyksta tokia palengva evoliucija, po truputį. Ir vėlgi grįžtant prie Eurovizijos, šiemet pastraukė 5 šalis. Tokia yra šiemet evoliucija. Kitais metais, jeigu tos 5 šalis negrįžta, kainos visoms kitoms dalyviams ima kilti dėl to, nebent Izraelis kažkokiu būdu padengia, tai tą skirtumą susidariusi, bet iš to, kokios kalbos dabar eina, panašu, kad kol kas nepadengia, nes jau prasirodo svarstymų, kad kai kurių šalim gali būti paskutiniai metai, tai tada dar daugiau šalių traukiasi iš to konkurso ir tada tas toks visas, tada kaina dar labiau auga, dar daugiau šalių, ir toks kažkaip pačiai įdomu patirinėti, nesakau, bet čia absoliučiai viskam galioja, čia mano irgi yra tokia
teorija, Eurovizija, kad yra tam tikras visuomenės irgi atspindys ir kartais tų lėtų procesų toks parodymas, kaip iš tiesų yra visuomenė. Tai ir va čia tas ir yra, kad mes lengvai evoliucionuojam, nu, kaip mes kaip Europa, lengvai evoliucionuojam Izraelio klausimų po truputį. Ir kur tai baigsis, nežinau. Nu, aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tas momentas, kai buvo Sakartvelą per olimpinės žaidynės, prasidėjo olimpinės žaidynės Kinijai ir Sakartvelą įvažiavo tankai. Tai, ta prasme, šitas momentas sukėlė furorą aplinkinėse šalyse, bet bendro nebuvo. Absoliučiai. Tam reikia, nes aš apie tą palaipsninį tokį, žinai, momentą, kad reikėjo 8 metų, reikėjo 14 metų ir tada specialiosios operacijos 3 dienų, kad staiga viskas. Nes tų protestų, pavyzdžiui, masinių protestų, bent jau mano žiūrimam burbule, buvo labai daug ir beveik, nu ir gana greitai. Šiaip, tarkim, ta pačia Britanija, bet kur oficiali pozicija yra ne ten, jau nekalbu ten Ispanija, kuri ten ir toliau ten, arba kažkokios kitos šalis, kur buvo labai didžiuliai protestai ir buvo keista stebėti, kad Lietuvoje yra kažkoks toksai susimėtymas ir pasimetimas. Tai, nu, tai šitas, man atrodo, aš net, nu, nežinau, man atrodo, kad netgi dabar kaip tik kai kurie protestai silopsta, nu, šitie, bet ta galbūt ta banga ateina, kaip čia, tų veiksnių, pasiekmių. Jo, aš dabar susimačiau, kad mano teorija sugriūna, kad nebuvo 22 Rusijos kontaktinių to atžvilgių revoliucija, nes tai iš tiesų buvo evoliucija nuo pat 2008-ųjų. Bet kiek laiko jį užtruko, 14 metų turėjo praeiti. Padėti reikėdavo. Jo, vis po truputį, petardą vieną įmest, antrą, trečią, ketvirtą, tas bombų susprogdino ir tada galiausiai jau visi tokie, čia nelabai gerai. Vis dėlto kažkas negerai. Tai va, tai mes dar tiesiog labai ankstyvoj fazėje esam šitą, nežinau, kaip Kaip bebūtų, sunku atspėti, kas bus toliau. Ar dar turit laiko keliems klausimams? Tai jau ką jau vyks. Gerai, tada aš kažkokius ten ilgiausiai kelią, tai... Gerai, tai sveiki, man diskusijos metu kilo toks klausimas, tai ar iš viso ta vien simboliškai kažkaip legitimizuojanti parama gali būti laikoma tokia morališkai esminė ir reikšminga, nes kiek pats suprantu, tas dalyvavimas Eurovizijoje kažkaip tiesiogiai neprisideda prie Izraelio vykdomų nusikaltimų, kad ir žmonijos atžvilgių. Tai jeigu čia kalbama vien apie tą simbolinę dimensiją, gal net įmanoma kažkaip suderinti Lietuvai aiškią valstybinę poziciją prieš Izraelio veiksmus ir dalyvavimą Eurovizijoje. Gal net ir tas matomumo suteikimas agresoriams, kaip Izraelis, kuris matomas kaip ta esminė problema, kaip tik padeda visas žmogaus teisų problemas išlaikyti viešumoje ir tokia, sakykime, kolektyvinėje Europos žmonių sąmonėje. Čia yra niuansų, šiaip labai gilus klausimas. Iš principo galima žiūrėti į tai, ta prasme, yra taip, ką aš jau minėjau prieš tai, kad ta mūsų pozicija Izraelio klausimu yra labai, sakykime taip, nuosaiki dar palyginus kažkokią tai Europos, sakykime, vidurkį, ypač tų šalių, kurioje, sakykime, galbūt gyvena daugiau imigrantų iš musulmoniškų valstybių, kurie katalizuoja tą kažkokį veiksmą. Tai tas dar labai stipriai įtaką daro. Vėlgi, ar aš pasakyčiau, kad galima, sakykime, taip, dalyvaujant kažkur kartu su Izraeliu, sakykime taip, ir norint nešti kažkokią žinutę, ją nešti, tai turbūt galima, bet čia sakau, čia viskas, sakykime, man atrodo, priklauso nuo požiūrio. Tai yra, nėra taisyklės, turbūt nėra kažkokio parašyto vadovėlio, Hėgelis turbūt nėra pasakęs, kad kažkam prieštaraujant boikotas yra vienintelė teisinga priemonė. Bet, man atrodo, kad rastume pasiknaisių istorijoje pavyzdžių, kaip kažkoks boikotas kaip protesto forma veikia,
bet ir kai galbūt nebūtinai pati veiksmingiausia. Sakau, aš čia gal sakau, žiūriu labiau tą Euroviziją kaip į pastarųjų metų patirtį, dėl to, kas buvo pažeidinėjamos tos taisyklės, tai čia gal yra jau kiek mažiau apie moralę visas šitas reikalas, bet man taip atrodo, kad aš gal būčiau linkęs tikėti tuo, kad, sakykim taip, net jeigu ir susidaro kažkoks, sakau, čia viena iš mąstymo stovyklų tik tai, bet jeigu ir susidaro bendruomenėje kažkoks konsensusas, kad kažkas yra ne taip, kad galima būnant toje bendruomenėje iš lėto daryti kažkokį pokytį, o nebūtinai sprogdinant, bet sakau, čia yra nesakau, kad tai yra vienareikšmiškai teisinga. Jo, čia vieno turbūt teisingo nėra žingsnio, bet irgi geras pastebėjimas. Būnant, jeigu Lietuva būtų pasitraukusi, sakykim, tuo metu tai galbūt būtų sukėlę kažkokias labai didelės diskusijas, dabar iš kitos pusės tos diskusijos jos irgi vyksta lėčiau, mažesnėm gal kažkokiam tai grupelėm ar kažkur, bet kitą savaitę aš manau, kad tai irgi bus didelis akcentas ir šalių pasitraukimas ir Izraelio dalyvavimas ir visi kiti, tai vat jo, ką Lukas sakė, nėra vieno būdo turbūt, kad prieštarauti tam ar priešintis ir net nėra taip, kad Lietuva nori priešintis. Tai irgi, iš LRT, iš mūsų vyriausybės pozicijų, iš visko. Bet tai yra proga kalbėti apie tai, priminti tą situaciją. Ir būtų įdomu iš tikro, kaip galiausiai, pavyzdžiui, bus tas klausimas pakomentuotas LRT eteryje Ramūno Zilnio konkrečiai. Tai irgi daro įtaką žmonėms, kurie žiūri ir jie tada kuriasi, ir jie tada, ne tai, kad gal kuriasi, bet tada stiprina arba silpnina savo pozicijas. Ir aš didelė atsakomybė. Neturiu absoliučiai jokių duomenų šito klausimu, bet irgi įdomu, kiek yra daroma, pavyzdžiui, kiek šitas klausimas yra aptartas, pavyzdžiui, su tai žmonėm, kurie Eurovizijoje kalbės, apie Euroviziją kalbės labai garsiai, nes, pavyzdžiui, atlikėjai, kurie jie, man atrodo, netgi tapę šalių atstovais, jie pasirašo sutikimą, kad jie šitos temos neeskaluos, to turėjom šiandien keletą situacijų, kur ten Švedijos atstovė tik laimėjus atranką iš karto pasisakė, kad Izraelis neturėtų dalyvauti ir taip toliau, ir tada jau viskas, tada pasirašė, tada daugiau kaip ir nebegirdėjom iš jo. Tai aš nežinau, kaip čia su Lietuvoje. Bet tai spėjo pasisakyti. Spėjo. Kodėl? Jo. Iš karto nugalėtojo konferencija, jo, dar viskas nebuvo. Bet taip reikia elgtis, čia yra drąsos klausimas. Tai jo, ir aš neįsivaizduoju, kaip pas mus bus, aš noriu tikėti, kad bus situacija nušviesta taip, kaip yra. 5 šalis pasitraukia dėl to, kad dalyvauja Izraelis ir kodėl jos... Ne dėl to, kad Austrija jau labai nepatinka. Man atrodo, kad čia yra toks labai šiaip fainas, geras visai tas rakuso pasukimas. Ir jisai be abejo turbūt turi labai didelius šansus suveikti, jeigu yra pozicija, arba jeigu yra drąsa tą poziciją pasakyti. Tai čia vėlgi, ką aš minėjau apie Luką Moką ir komentarus pernai metais, kažkokia mažoji bendruomenė, tai man atrodo šitam dalyke, bet blogiausia, ką galėtų padaryti Ramūnas Zilnys komentuodamas, tai iš vis nepakomentuoti situacijas ir primesti, kad to nėra. Ir kas ten bebūtų. Lygiai taip pat, kaip labai savotiškai skamba dainininkų komentarai, kur grįžtama prie, aš galvoju, jeigu, pavyzdžiui, yra, aš, pavyzdžiui, nežinau, aš nesu ten tiek įnikus, bet kad tu turi pasirašyti, kad šito konkrečiai klausimo... Ne, turbūt, kad visų politinių klausimų, nemanau, kad taip yra gal specifiškai Izraelio klausimų, bet kad visų... bet jeigu nėra. Politinių kažkokių klausimų maždaug pridėti. Bet įdomu, kaip, pavyzdžiui, politinių klausimų, tarkim, ar ne, sakykime, aš atvažiuoju, pavyzdžiui, su partnerė ir mano partnerė aptarinėja. Tai čia yra politinis klausimas, ar ne? Va čia kiek, kas Eurovizija yra politika, kas Eurovizija nėra politika, interpretavimas, jo. LGBT vėliavos yra politinis klausimas. Turbūt, kad oficialiai tai niekur nėra įrašyta, kad apie Izraelį ir Palestiną mes nekalbam.
Nes vat aš galvoju, bet kai kaip pasirašinėjai yra. kažką tokio, kad mes nekomentuojam, visi, kaip ir supranti, turbūt, kad čia kalba eina apie šitą klausimą. Jo, nes kai nesakau, man labai keistai skamba, vis dėlto galima turbūt pasitelkti vaizduotę kažkaip tai ir kažkokį tai pabandyti, bent kažkaip, nes pareiškimai, kai iš serijos aš dabar koncentruojuosi tik tai į muziką ir kas, jo, nes tu esi muzikantas ir tu dainininkas ir tu tenai, bet ir kai konkrečiai žmonių klausia dalyvaujančių, nes aš tikiu, kad bus šitų klausimų dar vis vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir man atrodo, šiais laikais yra vis dėlto svarbu kažkokią poziciją priimti arba bent jau pamėginti tada ar kažkokį tai, nežinau, turim metaforų. O, tai bet daug ir yra daug buvę būdų pastaraisiais metais pasisakyti tais Eurovizijų klausimais. Ten, kai buvo 22 metų Ukrainos karo kontekste, tai ten vokietis buvo pasislėpti, nes Ukrainos klausimų irgi negalėjai pasisakyti iš esmės Eurovizijoje. Tai ten, pavyzdžiui, vokietis, aš atsimenu, gitaros kitoj pusėje užsiklijavo Ukrainos vėliavą ir ją po pasirodymo jau tik pakėlė. Tai yra tokių buvę. 24-ais, atsimenu, Portugalė nagus nusidažė palestiniečių spalvom, arba ten irgi darbuotas, kurios... Tai mes dar prisiminkim. Kiti laikai, bet tos problemos tos pačios. Ir dar Izraelyje vyko konkursas ir Islandijos atstovai paskutinę sekundę, kada turėjo kameras į save nukreiptas, jau pačioj pabaigoje, tai balsų skelbime, kai gavo žiūrovų balsus, čia grinai jau aišku, kad jie neįlaimėjo, niekada jų daugiau nebeparodys, išsitraukė Palestinos vėliavas Izraelyje vykstančiame konkurse. Tai daug tokių variantų ir aš manau, kad ir šiemet mes turbūt, kad nežinau, ar to išvengsim, bandau prisiminti, ar pernai kažkas panašaus buvo, bet pernai, sakau, tas klausimas jis buvo truputėlį, jis buvo labai suaštrėjęs 24-ais, kai buvo pirmi metai po spalio įvykių. Bet tada buvo dar kitas kontekstas, nes ir sakau, ir to spalio išpuolių buvo labai nauja ta atmintis ir buvo ir simpatijų balsai, ir to pačiu tas prasidedantis kažkoks tai antisentimentas. Jo, nes iš pradžių šiaip reakcija buvo, Gerumas važiavo, ir tik tada pradėjo Izraelio visą reakciją, perpildyti, žodžiu, ir tas atsakymas jau neproporcingas. Šiek tiek jau nuėjo. Pernai buvo, 25-ais buvo nuėjęs tai truputėlį į šoną, ir šiemet panašu, kad vėl, bent jau kuriam laikui gruodį, tai tikrai buvo labai suaktyvėjęs. Kaip dabar yra, aš nežinau. Aš vėlgi su ChatGPT pasitariau vaidama čia, dėl Eurovizijos faktų tam tikrų, tai jūs galite, manau, čia ekspertai puikiausiai patvirtinti arba paneigti. Buvo Ukrainos, man atrodo, kažkoks, bent jau man parašė, apie Krymo totorių genocidą. Taip, Džemalos daina, laimėjo Euroviziją. Taip, tai ir šitą Euroviziją praleido, kaip... Praleido kaip istorinį kontekstą. Kaip istorinį kontekstą. Ne apie politiką, apie istoriją. Aha, nes tiesiog toks politinis yra, tai yra istorinis kontekstas, bet ne politinis. Kai Sakartvelas bandė dainuoti Maskvoje We Don't Wanna Putin, neleido. Tai viskas yra apipavidalinimo klausimas. Bet istorija tai yra ir politiniai kontekstai. Tai čia irgi įdomu. Viena istorija yra istorija, kita istorija yra politika. Kita istorija dar nėra istorija. Matau, turim dar. Tai tada... kas labai laukia? Aš noriu paklausti, koks yra privačių rėmėjų, kaip Moroccan All vaidmuo Eurovizijoje, kaip jisai gali pasikeisti. Nes ar nesumažėjus šalių investavimui į Euroviziją nepadidės privačių verslų spaudimas pačiai Eurovizijai? Pasakyčiau taip, kad neįrodytas. Ta prasme, visi žino, kad Moroccan Oil tai yra Izraelio iš principo įmonė, yra pagrindinis Eurovizijos rėmėjas. Ir čia iš tikrųjų tokių duomenų nėra. Mes galim tik spėlioti, kiek pagrindinio rėmėjo statusas daro įtakos IBU vadovybės sprendimams. Ar tai yra lemiamas veiksnys, ar ta suma, kurią ten, sakykime, yra gaunama organizuoti Euroviziją iš Moroccan Oil, yra tiek didelė, kad tai galėtų būti lemiamas veiksnys, nors ir 15 šalių leisti pasitraukti, kad tik tam tikra sudėtis šalių išliktų. Bet
Vėlgi, nėra jokių duomenų, man atrodo, kad mes galėtume įrodyti, kad būtent yra taip, o ne tai, kad rėmėjas yra tik kontekstas, bet yra kažkokie dar kiti didesni požeminiai ryšiai, kurie ten, tarkim, stiprina tą Izraelio poziciją. Tai manau, kad čia neatsakytas klausimas ir turbūt dar kol rems Maroką nuo Euroviziją turbūt ir nebus atsakytas. Tai čia toks, nežinau, kažkokia komercinė turbūt, bet paslaptis, kiek jie ten tų pinigų įneša, nes niekas nežino. Tai aš jau gal nesiplėsiu, bet man atrodo. Atsakėt, aišku, kad neaišku yra. Nu, aišku, jeigu tu esi iš tam tikros šalies ir remi konkursą, kuris yra viską, tai aišku, kad tu turi interesą tam, konkursui. Tau ir turbūt smagu, bet tu turi ir interesų. Greičiausiai, jeigu tu gauni pinigus, tai nelabai nori pyktis su to šalies atstovas. Kaip ir toks. Ta seka loginė atrodo pakankamai tokia aiškia. Taip. Nu tai tada paskutinį klausimą, nes jau laikas į patį galą eina. Žmonės palieka save. Ja, tai gal aš norėčiau replikuoti truputį į Vilmos vieną pasisakymą apie tuos menininkus, kurie nepakankamai turbūt išreiškia tą protestą prieš Izraelį. Gal čia yra svarbus iš tikrųjų ir kontekstas, kokiai visuomeniai tu transliuoji tą žinutę. Kitaip tariant, yra labai sunku plaukti prieš srovę. Galbūt net čia ne kiek ir drąsos klausimas, bet kiek ir net gal susideginimo klausimas menininkams. Nes tu transliuodamas tą žinutę, tu automatiškai esi bent jau nulinčiuojamas kaip kažkoks teroristų gerbėjas, kaip Vatnikas arba kaip Žemaitaičio gerbėjas, kuris Seime, bent jau Lietuvos politikoje, yra ryškiausiai pasiėmęs tą pro-palestinietišką liniją. Kad ir kaip mes to nenorėtumėm, bet taip yra. Jis tiesiog naudojasi, čia yra kitas momentas. Ir čia yra, bet tokių politikų ir šiaip random žmonių, kurie naudojasi tuo, kad galėtų pateisinti belę ką kitą. Tai, čia... Taip, tai čia tiesiog norėjau pareplikuoti. O šiaip klausimas būtų, mes labai čia daug šitoje diskusijoje diskutavom apie apie visuomeninio transliuotojo pareigą kažką padaryti. Ar mes nesam iš tikrųjų pakankamai naivūs, galvodami, kad visuomeninis transliuotojas iš tikrųjų gali iš viso turėti kažkokią poziciją, ypatingai tokiais klausimais kaip pasitraukimo iš Eurovizijos, kai jinai nėra susijusi tiesiogiai su valstybės pozicija. Lukas nekartą minėjo šiaip apie tą būtinybę visuomeninio transliuotojo poziciją suderinti su valstybės. Bet tada ar iš viso mes galime apie tokį klausimą diskutuoti, nes čia niekas tada reiškia nepriklauso nuo visuomeninio transliuotojo, tai priklauso arba nuo IBU, arba nuo valstybių politikos. Nebent transliuotojas rodo iniciatyvą, turbūt, kad iš savo pusės. Bet ar jisai gali rodyti iniciatyvą? Gali bandyti, aš manau, kad... Aš manau, kad turbūt nuo vadovų priklauso, bet man atrodo, kad čia labai, aš trumpai gal tiesiog, man atrodo, kad čia yra bendri kontekstai. Jeigu šalyje oficiali politika, čia vėlgi ką kalbėjau apie Austriją, ta prasme, niekas neklausia žmonių, ar jiems yra okei su LGBT žmonėm. Tiesiog jie nusprendė. O kai laimėjo Austrija, tai padarė ir šviesoforus, kad būtų visiems. Tai ta prasme, it's a fact. Ir jeigu it's a fact, jeigu mes sakom, kad it's a fact valstybėje, tai tada visuomeninis transliuotojas, neskelbs Žemaitaičio propagandos ir nesakys, kad, žinokit, mes čia dar pagalvosim. Tai ne, man atrodo, kad čia labai svarbu ir politiniai kontekstai, ir tos pozicijos, kas liečia visuomeninį transliuotoją, kad aišku, visuomeninis transliuotojas turi atspindėti tenai kažkokį tai didžiąją dalį žmonių, kurie gali turėti įvairių nuomonių, bet įvairi nuomonė tai nėra tas pats, kas kito žmogaus teisų nepaisymas arba sutikimas su genocidu. Tai nėra nuomonė tiesiog. Ta prasme, čia nėra apie nuomonę, čia nuomonė apie batus gali būti. Tai čia toks vienas momentas,
Tai, nu aš nežinau, iš tikrųjų, kaip ten pagal kažkokius reglamentavimus, bet gal, sakau, galim turbūt tada į komentatorius atsiremti arba atsiremti į kažkokius tai individus žmonės, kurie galėtų, pavyzdžiui, šitą padėti. O kitas dalykas dėl menininkų ir ten susteginimo kažkokio, tai man atrodo, kad jau pakankamai laiko praėjo, gal, tarkim, jeigu mes būtume kalbėję apie kažkokius tai aspektus, ir tai klausimas Lietuvoje, aš tai abejoju, aspektus, tarkime, 23 metų tenai pabaigos ir iškart po tarkim, spalio įvykių, jeigu žmonės, pavyzdžiui, buvo ne kontekste, kas buvo iki tol, jeigu buvo tenai, nu, tiesiog ne kontekste, jis staiga atsirado ties šitais įvykiais ir nuo čia prasidėjo kažkoks suvokimai arba nesuvokimai. Tai gal tada tenai kažkokie pareiškimai būtų buvę kažkaip įtakoja, bet aš nuoširdžiai nemanau, kad tai kažkaip gali veikti labai stipriai karjerą. Tikrai. Ypatingai, nes meno pasaulis iš esmės yra pakankamai mažas. Jeigu mes kalbam, nu, tarkim, nu, tikrai labai mažas. Kaip ir Lietuva maža, tai taip lygiai tokia pat ląstelė yra maža. Daugiau, mažiau, visi visus pažįsta. Ir tokių radikalių yra, kurie yra labai pro-Izrael. Labai radikalių yra, bet aš jų matau vienetus. Aš jų matau mažumą, negu kad tų, kurie, sako, yra fakta reikalai. Tai vat, nu, man atrodo, kad čia nepaeitų tas. Man tai labiau yra daugiau tas, čia kaip ir su, nežinau, kaip ir su kažkuo, kas yra tau, pavyzdžiui, svarbu, pasakymu. Garsiai kažką. Tai yra aspektas, kurį tu turi peržengti kažkada. Arba ne. Vėlgi sakau, kažkam yra okei, kažkam nėra okei. Tai jo, man atrodo, kad čia susijęs tokiais daugiau asmeniniais kažkokiais aspektais. Ne dėl baimės prarasti, arba tik tai gal įsivaizduojamas baimės kažkaip prarasti, nes nemanau, kad tai yra tikrai labai reali. Bet aš tai, pavyzdžiui, aš sutikčiau kažkiek su to, kad gali būti kažkiek nežinau, baimės jo komentuoti, nes, pavyzdžiui, aš esu tikrai gavęs komentarų, kad aš esu antisemitas. Vien dėl to, kad aš faktus susakau apie tai, kad Izraelis vykdė milžinišką reklamos kampaniją, tai čia yra tiesiog visiškai nekvestionuojami faktai. Ir jo komentaruose yra buvo, pavyzdžiui, kad čia Rodina tai yra antisemitų būstinė maždaug jo. Anoniminiai tie po gėlėm. Jo, greičiausiai. Nesu iš pažįstamo žmogaus gavęs kažkokių komentarų, bet tai turbūt ir pristabdo dalį žmonių nenoras, nes cancel kultūrai nežinai turbūt, kad kada tas traukinys įsivažiuos tiek, kad jau tau tikrai bus labai negera, o kiekis čia bus vienas kitas galbūt žmogus. Jo, nu ir tiesiog aš galvoju, kad gal dėl to pas mus, nežinau, mažai tų yra pasisakymų ryškesnių, ar net nežinau, net ir nei į vieną, nei į kitą pusę iš esmės nėra tų pasisakymų. Ir aš čia dabar buvau atsidaręs, pavyzdžiui, visuomenės apklausas, koks Lietuvoje yra požiūris žmonių, bet čia nebuvo ne visai tas klausimas, čia buvo dėl Palestinos pripažinimo klausimas. 37% už, 35% prieš, 29% neturi nuomonę. Tai nu toks visiškai absoliučiai išplaukęs visiškai. Ir tada turbūt, kad kol nėra, nu kaip nėra, neatsiranda kažkoks realios apčiuopiamos tavo gyvenime situacijos, kad tau būtina būtų dėl prisiimti kažkokią poziciją, nu tai tu turbūt tada, kad gal ir vengi tai padaryti. O jeigu tave prispiria, nu tai tu tada gali gal pasisakyti, arba jeigu tavęs nuomonės apklauso. Bet aš galvoju, mes nekalbam apie žmonės, tiesiog žmonės, kurie, nežinau, tiesiog kiekvieną, nu, ta prasme, jie net, apie žmonės, kurie nedirba viešą darbą, sakykim taip, tarkim. Jeigu mes kalbam apie menininkus, tai kas tai būtų muzikantai, nežinau, aktoriai, ten režisieriai, kažkas tai, kas dirba srityje, kur tu esi viešas asmuo, tai dėl šito dalyko komentarų galima sulaukti dėl bet ko, realiai dėl batų. Blogų komentarų gali sulaukti, kad tai
whatever kas, arba dėl to, kad tu moteris, arba, nežinau, iš esmės, nu, dėl bet ko gali sulaukti. Tai, nu, tarkim, mano atveju visiškai tokių konkrečių, aš sulaukiau keletos komentarų, nu, tų visų, kur ten. Ir vieną tokio pagrasinimo, žodžiu, kad jau man reikėtų, bet didesnė dalis komentarų buvo labai teigiami, labai geri ir kaip tik labai palaikantys. Tai aš čia tiesiog ne kontekste žmonėms, gal sakau, buvo tokia akcija, žodžiu, per Stabilies gelbės pernai metais užsirašiau ant nugaros Free Palestine ir Slavo Ukraini. Ir tai turėjo tam tikrą atgarsį. Tai jo, tai šitas aspektas buvo su keletu. Tai aš nemanau, kad galbūt, sakau, man atrodo, kad tai yra labai susijęs su žmonėm, kurie galbūt iš vis tada, nu, yra tikrai menininkų, kurie yra tarp, kol nėra bendros tokios pozicijos, kad nu, tai yra blogai ir apie tai svarbu kalbėti. Aš iš esmės, pavyzdžiui, pastebiu, kad kažkur tai mano, nu, tarkim, net ir dėl Ukrainos karo, labai daug buvo, pavyzdžiui, mano ypatingai jaunesnių kažkokių draugų, kurie labai vangiai dalinosi, arba gal ne draugų, gal bičiulių daugiau kažkur tai, šiaip labiau pažįstamų, vangiai dalinosi, tarkim, apie iš viso apie įvykius Ukrainoje, ten, tarkim, prasidėjo ir taip toliau. Arba ir tik vėliau pradėjo kažkokius, arba matydami, kad kažkas dalinasi ir nieko nenutinka tiems kitiems menininkams dėl to, kad jie dalinasi. Čia vėlgi kartais tas bendro burbulo užkrėtimas yra labai geras dalykas. Jeigu tavo feede, tarkim, visą laiką buvo tik tai muzika arba tik tai, ką tu veikiai tenai profesiniai veikloj, ir staiga, jeigu tu pradedi ten dalintis kažkokiam iš karo zonų aktualiam, kažkam gali būti čia over the top toksai perėjimas, kurį reikia peržengti. Bet matydami, kad aplinkoje su to viskas okei, čia galima kažkaip miksuoti dar šitas dalykus. Biški katinukų, biški to, biški ano ir tada žiūrėk kažkaip ir tas algoritmas normaliai. Tai, nu, ta prasme, tai progresą, pavyzdžiui, aš irgi ir tame matau, kaip, tarkim, dabar tikrai mano nemažai bičiulių, kurie anksčiau tik tai savo profesinius kažkokius tai dalykus dėjo, jie pradeda dėti ir socialinės žinutės, ko visiems yra svarbios. Tai, nu, tas irgi, čia turbūt mes visi truputėlį gal nežinodami rodom tą kiekvienas pavyzdį kažkokį. Kaip... Ir va šiandien užsisuka į kitos klausimo dalies dėl transliuotojų, gali, negali. Čia irgi toks turbūt, kad kažkoks tam tikros prasme iniciatyvos klausimas. Nėra taip, kad turbūt, kad transliuotojas pats vienas galėtų nuspręsti, kokiais pozicijas šito klausimu užsiima, bet aš nemanau, kad LRT buvo kažkokių diskusijų šiemet dėl pasitraukimo iš Eurovizijos. Manau, kad buvo tiesiog visiškai visiems aišku, kad mes nesikišam, kol mūsų nieks už rankos netraukia, mes laikomės va taip va ir apsimetam truputėlį gal, kad nematom. Aš nežinau, kaip buvo, bet taip spėčiau, kad tiesiog mes va einam. Geriausia būtų, jeigu niekas nepaklaustų to mūsų, jeigu paklaustų kažką tai aptakiai apsakyti. Man atrodo, toks net ir buvo pareiškimas po viso šito, kai paskui ten šalis pasitraukė ir tada žurnalistai kreipėsi į LRT, ar Lietuva trauksis ir panašiai. Ir buvo galiausiai pasakyta, kad LRT laikosi ten bendros Europos transliuotojų sąjungos pozicijos, sutikti su tais, nu, tą tokią parašė. Tai turbūt, kad galėtų kažkas kelti tą klausimą, bet kol turbūt, kad tai nedega kažkam, tai greičiausiai nutilėtų. Gerai, tai ties to gal mes tada ir paeisim. Pasitęsiam. Mūsų... Man plonesias mašinėlis. Galim keistis. Manau, kad jie nori. Gal galima atšvendrai nuotraukai visiems? Svarinė arbata. O ką jūs gavot? Turbūt keista, jeigu Irgi svarinė arbata. Tai gal bendrai nuotraukai? Galim. Šitą, ne? Šitą. Kur iniciatyva, kas padarė? O kas, aha, kur tas? Ai,
čia tiesiog jau yra filmuojama. Skaičiavą padarysim.